Klasė patempti kitų rodiklių, ką norim gauti 14, turi trašom, tu turi juodai varyti trašas ir laiku jas pataikyti. Maudyti, ką kalbėjom. Tu turi labai daug trašų įdėti, nes kuo tu daugiau trašų įdėsi, tau išlaidos didėja, nes tau reiks reguliuoti kviečius, jie guls tau. Susiję, viskas labai taip gražiai ir tu rizikuoja galinė variantė vis tiek prarasti kokybę. Tiesiog, jūs 25 metų man pasiūlykite tas priedą, aš mielo noriu jums sutartį pasidrausiu jumis. Galite tą padaryti? Jūs sako ne. Ne, matot, vėlgi, norais, bet rinka yra tokia, kokia jinai yra. Ne mes užsakinėję muziką. Tai, bet tiek Kazakstanas, tiek Uzbekistanas turi savas gamyklas ir jie gamina ir Uzbekistane yra 6, man atrodo, gamyklos. Gaminančios salietrą. Ne, salietrą gamina 3. Bet inhibitorius tau šiek tiek padeda tą dalyką padaryti. Padeda, tikrai padeda. Tu mažiau pastangų gali dėti, kad... Tu mažiau priklausomas nuo aplinkybių. Noras sąlygų, patinka norai ir ruožimų sąlygų, tada tu mažiau priklausomas. Tai tau bus pirma garbė šnekėti apie trašų konferenciją. Žodžiu... Tu primink gal tą visą eiliškumą, jeigu gali. Išgirsi, kai pradėsim šnekėti eiliškumą. Šiandien pagrindinė tema yra trašos. Tau to ir užtenka. Gal nesijaudinė taip stipriai, kaip prieš. Su jumis bendravom prieš 2 metus. 2 metus, tik tai kita tema. Mikroelementai. Pakankamai man tada buvo sunki tema. Teisingai, tada buvo antras, man atrodo, mūsų bandymas. 3 ar 2 mūsų pasirodymas, kai labai jaudulys dėlis buvo. Galvau, ką aš ten pripasakosiu, bet... Jau dabar drąsiau, dabar daugiau žinom. Giedrius sugrįžo į Grįžo, galvokim, kad neilgam. Iš komandiruotės į podcastą pasidalint savo patirtim. Tai šios dienos bendroji didžioji tema yra trašos, su tai susiję klausimai, tendencijos, ateitis, praeitis ir sprendimai. Tai turim dabar gruodžio pradžią, lapkričio, man atrodo, vidury, buvo... Spalio gale. Jo, buvo Argus trašų konferencija, ne, ir pats dalyvavai joje nuo įmonės, buvo ten turbūt dalyvių tai konferencijoje iš viso pasaulio, visi didieji tiek gamintojai, tiek prekybininkai. Šiaip šiais metais buvo daugiausiai gal dalyvaujančių. Bendrai, jo, per kiek tas Argusas vyksta, tas vadinkime, tas toksai europinis, tai daugiausiai gal buvo dalyvaujant. Na ir kaip taisyklė Lietuvos traderiai ar Lietuvos žemės ūkio sektoriaus įmonės tenais irgi dalyvavo. Jo, visi. Ten mes gamini santykiai, kontaktai, pažintis, ateities perspektyvos, sužinomos tendencijos ir panašiai. Tai esminis klausimas, galbūt čia nefilosofuojant labai stipriai Argus konferencija. Kokių naujienų jinai atnešė? Ir ar tos naujienos jau praėjus ten tam tikram laikui, mėnesiui, pusantro, nepasikeitė, nepaseno? Viskas pasikeitė, jeigu iš esmės. Mes kai nuvažiavome tą Argusą, tas buvo spalios iš esmės galas, tai tik tai dujų kainas, sakykim, buvo pradėjusi tas kilti. Ir dar visi europiniai gamintojai iš esmės dar visi dirbo, kokių 60-70% gamyba buvo. Dar visi tikėjo, kad prasidės pardavimai, nes Europoje pardavimai gan buvo sustoję. Ir ką mes matome praėjus beveik mėnesiui, tai jau dabar girdime, kad gamyklos nebe tai, kad dirba 60% pajėgumu, o jos sustoja Europoje. Tai realiai per mėnesį laiko nuo 60% kai kurios gamyklos iš viso sustoja Europoje. Gaminti produktus, todėl kad tą, kad tikėjosi visi gamintojai su tais, kuris su visais bendravome, kad jie visi laukia Europos, kad pramuš ir pradės prekybą pasileis. Ir tos prekybos iki šiol jos tokios Europoje didelės nėra, visi laukia. Ir tiesiog gamintojai prisigamino į sandėlius pilnai, nebeturi kur dėti prekių ir dujų kaina ta tokia mūsų, realiai nuo spalio galo iki dabar jinai pakilo dar 10 eurų, kažkas grubiai tokia, žinai. Tai Europos visi gamintojai stebi, kas yra su dujom ir jie neba nežino, kas bus iš esmės ateityje. Prieštarauja 2 faktoriai skirtingi. Prisikabinu, neturiu kur dėti, atrodo, tai čia galim tikėtis, kad atpiks trašos, ne? Jo. O dujų kaina kyla, atrodo, vėjasi su pagamintom trašom į viršų. Taip, bet, pavyzdžiui, 3 gamintojai Europoje sustabdė iš viso, iš esmės sustabdė savo gamybą, nes nebėra kur dėti nei produkcijos. Čia irgi faktorius, kuris spaudžia kainas į viršų.
Jo, taip, nes tai, kas yra, Europa neperka. Europos ūkininkai iki šiol, nežinau, ko laukia, bet kiek visų raportų įrašo, nėra prekybos. Iš esmės nėra prekybos, sandėliai yra pilni, dujų kaina kyla aukštyn, tai vadinasi, ta, ką naujai gaminti, jų kaina yra kita. Tai pavasariui kainos spaudimas į viršų bus tame esmė, kad bus logistiniai iššūkiai dideli. Nes tu turėsi čia ir dabar pateikti, nes vis tiek reikės trešti, reikės važiuoti laukus. Bet Amerikos visi laukia Trumpo paskirimo. Nafta kris, dujus kris automatiškai, gali būti, žinau, pokyčių įvykti tenai. Visi užtat ir laukia ūkininkai, dėl to prisiklausė. Žinai, ir tikisi, kad ta kaina kris. Jo, bet matai, kas yra, Trumpo ateimas yra susijęs dar su dolerio stiprėjimu. Dolerio stiprėjimas dabar jau yra 1,05 šiai minutį. Tai žada, kad bus 1:1. Visos žaliavos Europoje perkamos doleriais. Gamyklos, iš esmės visam pasaulio didumoje yra dolerinė rinka yra. Fraktai, kurie laivai plaukia, irgi yra doleriniai visi. Tai mums būnant Europoje ir mes dirbam su eurais, mums pirkti viską bus brangiau. Todėl, kad išbrangs logistika, išbrangs žaliavos gamintojai, tai tas Trumpo ateimas į valdžią, jeigu bus ta, kas žada, kad doleris dar labiau stiprės, tai nebus kainos dar žemiau. Europoje, nebus. Amerika gali ten daug pavojų. Amerika gali. Pas mus čia amerikoniškai salietą reikia vežyti. Buvo tokia rinkoje. Buvo Skandagram, atrodo. Jo, kažkas vežė. Praeitą sezoną, man atrodo, buvo. Buvo vežė. Tai dabar, matai, dabar... Atsiliepimo apie buvo. Ir gerų, ir blogų. Įdomių. Tai tas momentas, bet matai, kitas momentas yra žada įdėti muitus Kanados gamintojams. Tai galimai gali atsirasti Kanados gamintojų į Europą. Tai va. Bet vėlgi, doleris, logistika, fraktai, laivai, kainos tokios. Tai va, tai sakykime, sakau, tas, kas buvo, kai mes važiavome tą Argusą ir kai dar tos dujos buvo apie 37-36, gal jos kainavo. Tai dabar 47, 48 ir dar kalba, kad dar bus aukščiau. Tai dujų kaina ne visą laiką prieš žiemos metu tokiam periodinį pakildavo į panašius lygius, neskaitant prieš karinio laikotarpio, kur prasidėjo tas ekonominis karas pradinis, ne? Jo, bet palyginus dabar metus, šiam laikotarpiu, šiandien ryte žiūrėjau, tai dujų saugyklos būdavo apie 94% užpildytos. Dabar mes turime 84%. Ir dar neskaitant to, kad nedirba gamyklos pilnu pajėgumu. Ir kai kurios yra sustojusios. Tai jau yra didelis... Vartojimas yra biškai sumažėjęs. Tai tas yra momentas, tas, kas spaudžia, tas, kas laiko tą dujų kainą aukštą. Kitas dalykas yra neaišku, ar dar tas tranzitas bus toliau per Ukrainą. Visi irgi laukia šitą momentą. Dujų tranzitas. Dujų tranzitas jo per Ukrainą į Europą. Tai ar bus pratęsas sustarimas ar nebus? Tai čia dar yra klausimas. Tai tokių, iš esmės gaunasi dujos yra tranzitas, Trumpas, ateis jisai, kokias bus iš jo, ką gausime ir dar visi šią žiemą Europoje sako, kad bus labai žiema. Stipri. Tokia, kaip anksčiau. Kol kas labai netrodo. Tas momentas grūdų kaina irgi labai susijęs su grūdais, kiek grūdai kainuos. Tada tas lietrai labai žiūri, žinai, paskaičiuoja pagal grūdus ir tada dėlioja. Taip jis ir daro, kaip stengiasi, nebent taip daryti. Tai apie grūdų santykį su trąšom prieisime eigoje dar. Čia ir bus finišui, kad būtų linksmai padiskutuoti apie tai, ką verta daryti, ko neverta. Tai pasikeitė trąšų rinka iš principo, ne, kas buvo spalio viduryje, dabar turim gruodžio pradžią, bet aplamai klientai Lietuvos rinkoje, lokalioje rinkoje, mes čia kur gyvename, ne, ūkininkai, jie iš principo perka trąšas, lyginant su praeitais, užpraeitais metais, koks pojūtis yra vaikštant po kiemus, koks jų nusiteikimas? Mano pojūtis yra, kad šiai minutėje azotinių prekių tai klientai ieško, žinau, Giedrius gali daugiau to klausimą pakomentuoti, bet tą, ką aš matau, tai tikrai ūkininkai ieško, perka azotinės, kas liečia produktus. Dėl, sakykime, vienanarių ir MPK trąšų, tai tikrai yra laukia. Bet dėl šitų trąšų tai turbūt pridėsiu, kad visada rudenį, ne rudenį, bet žiemą, visą laiką buvo mažesnis poreikis ir mažesnis susidomėjimas.
nežinom, tą lapkričio, spalio ar net tą gruodžio mėnesiais, tai didžiausia prekyba trąšomis tai azotinėmis. Tai amonio sulfatas ir salietra, kasas, šitos prekės. Ir turbūt pritarčiau tau, kad tikrai pirkimas yra ganėtinai aktyvus. Ganėtinai aktyvus nuo mažų iki didelių ūkių ir netgi tie, kurie svarstydavo ir pasilikdavo vienais metais iki pavasario sprendimus, kitais metais rudenį ir žiemą, tai ir tie šiais metais arba perka, arba labai stipriai domisi, kada jau čia laikas paspaust tą mygtuką, kada apsipirkti. Jo, tai tikrai susidomėjimas yra ir negalėčiau sakyti, kad čia kažkoks, turbūt nežinau, irgis kaip jie Vilnius jaučia su savo žmonėm ir kolegom. Mes įmonė kiekiai nemažai buvo, šitą poreikį buvo apie 500 tonų kažkur rudenį domėjomės. Taksininkas yra mūsų Danas. Tas pasakė, kad nelaukiam kažkodėl kažkokio priežiūrų skaičiuoja tą santykį su grūdais. O pasiūlymas jo man tiko, būtų tikę kaina, tai tikrai būtų tikos, toks bekiškas salietra. Aš būčiau tikrai norėjęs visą kiekį pasidėti, turėti garantuotai, kad būtų. Sakė, ne, laukiam. Kodėl laukiam? Nežinau. Tikėjimas. Viltis. Kažkas tai būtų. Tas planavimas, aišku, riziko to valdymas, tai jau, nežinau. Bet taip yra, ir daug kas ūkio, kitas iki laukia, tikisi kažko tai. Bet jeigu tu jau žinai tą savikainą, turi daug maž kažkokią preliminarį pasičiavęs, tai tu žinai, ko tu nori. Aš kai galvoju, kad dažniausiai klientai turbūt eina miegoti ir keliasi su dviem mintim, kad trąšų kaina kris, o grūdų kaina augs. Kitų minčių neturite. Bet čia geriausia mintis yra optimistiškiausia. Tai pinigų bankė pasidėję, žinai, krūvą, tu spekuliuot gali tada, bet kai tu pinigų neturi, gerai pasiskaitytų, tu priverstas daryti. Tada priverstas skaičiuoti viską. Tiksliai, labai aiškiai, santykius ir taip toliau. O kiek yra svarbi klientam kokybė? Na, turbūt čia kvailas klausimas. Iš tikrųjų, perkant šiandieną trąšas į ateitį, tai, na, turbūt ne vienas klientas susiduria su klausimu, kaip tų trąšų kokybė bus, kada važiuojame laukus kovo mėnesį. Kovo gale turbūt, na, tai bus balandžio pradžia. Tai kaip tų trąšų kokybė bus tuo metu? Čia aktualus klausimas. Čia ne vienas mes, turbūt nei mes čia keturi, nei vienas mūsų klientas nenorės. Gerai, kitaip paklausiu, tai ar yra rinkoje pasiūlos arba galima rasti, sakykime, taip teoriškai nekokybiškų trąšų, kur... Pardavinėjant visi taip sutinku, bet pagal faktą, pagal patirtį, kaip šitie, na, jūs turi turbūt patirties daugiau negu su vieno gamintojo ir su vieno tiekėjo, tai kaip šitoje vietoje? Pradedant nuo to, ką reiškia kokybė, žinai, man kokybė pasakysiu, dabar iš karto klausimų krūva, ką reiškia kokybė. Patirties turbūt klausimas labiau. Dydis, ar tai granulių stambumas, ar tai tirpumas, jau, žinai, daug faktorių įeina. Jeigu azotinės trąšas kas liečia, ne, dabar žiūrime, ypatingai nuskundimų buvo, kodėl kiti neperka tos pigesnės, ne, tos atvežtinės kitos lyginant su achemos. Tai yra sandėliavimo problemos. Tu negali sandėliuoti pas save, kad pavasarį tikėtis, kad jau bus tokios pat kokybės, nesubirėja arba nedulkės. Čia problema yra azotinių trąšų. Jeigu jūs tą garantuosit, kad iki pavasario išsilaikys ten sukrovos 1-2 aukštais, ne maišus pas save, nu, tai pirks ūkininkai irgi, bet tą reikia ištransliuoti. Kas liečia fosforo trąšas, tai yra tirpumas arba granulių kietumas. Tas labai aktualu. Ypatingai tie, kas lokaliai sieja. Turėjo nusiskundimų didelių, ypatingai atvežtinio Maroko demofosui. Jo negali sėti su sėjamąja, įterpti į dirbą lokaliai, kadangi užkamšia. Tirpumas iš karto įsileidžia granulis minkštus ant tiek, kad užkamšia visus tau simų tuos trąšų padavimo vėlenėlės. Didelis problemas. Čia yra kokybė, ką tu nori su tam trąšom daryti. Tu nori jas iš karto trešti. Čia sakau, tada priimi sprendimą, žinodamas tuos parametrus. Bet tie turbūt sprendimai ateina iš tos savos karčios patirties. Taip, tikrai taip. Pirmus metus surizikuoji. Kaip pasakysiu, pataupį nusipirkai demofosą pigesnę, bet tu turi žinoti, ar tu jį pakrikai patrešį, tada man pigumas atsiperka. Visą laiką aš taip irgi žiūriu, ką tu darysi. Ar tu pakrikai, ar tu susėkla, jeigu susėkla, tai žiūri kokybiškai, tikrai, kad granulė kieta, tvirta, kad ten dar priedo kažkokio tai būtų, nes tai vienintelis režimas, kurį tu padarysi dirvą. O ant dirvos patrešimo tas paviršių, tai aš skaičiuoju vėl kainą, ten aktualų kainą, nes tu kiekį didesnį naudoji. Kaip į tas pats azotiniam trąšom. Lygiai taip pat prieisi prie tos barstyklės, sakykime, trešint, tai tada tau bus svarbu kokybės klausimas. Nu, aišku, kad maišė nebūtų jau sušokę po kažkokio. Ne, tai vienareikšmiškai, jeigu tu prapjausi, ten bus granulės dydis, ar tu numesi tinkamus metrus, kiek pagal tavo esamas technologinės tavo ūkyje, tai jo, daug dedamųjų tą kokybę. Ir kas įdomiausia, ta kokybė visgi koreliuoja su gamintoju. Neišvengiamai. Čia visi žino
vienu gamintoju, kad ten nusimerkęs akim, sakai, perki ir galvoju, kad tikrai viskas bus gerai. Kitų gamintojų gali dvejot. Trečių dviejų gamintojų žinai, kad jeigu dabar tu jas naudosi bus gerai, jeigu vėliau jau yra tikimybių kažkokiu, nu, čia viskas iš patirčių. Taip, bet dabar, žinai, Giedriau, dabar per tiek metų irgi, žinai, pasikeitusi ta visa logistika, kai yra, tai iš esmės per tą visą kiekį, tai su visais gamintojais būna ir gero, ir blogo, žinai. Be abejo būna. Tai va, tai dabar, kad tokį, žinai, paėmė vieną gamintoją ir kad tu žinai, kad visą laiką bus gerai, tai to irgi, žinai, nebėra. O kiek vis dėlto vis tiek važiuoja, kai jie dideli, to irgi kiekvieno tų maišo tu negali apglausyti, apžiūrėti ir kad, žinai, kai kada būna, kad paskambina klientas, sako, va, tu man ten pakrovėmės, ten jums blogų, ten kažkokių ten tų trąšų. Nu, mes to nenorim. Mes to nedarom. Niekas specialiai to sąmoningai. Taip, sąmoningai specialiai to nedarai, bet, žinai, bet kai kiek yra dideli ir, nu, tu tiesiog fiziškai neišeina tu to kiekvieno maišo apžiūrėti. Tai visko pasitaiko. Tai va čia iš to dar išplūkė, tokia mintis atėjo, žinai, iš to išplūkė kaip tik dar geresni santykiai tarp ūkininkų ir tarp pardavėjo. Užsimės, kad tada problemų sprendimas, ne, iš tikrųjų kažkokį du paskambinau, jūs nežinote ir aš nežinau, aš tikiuosi, kad perku gerą produktą, atsitiko, kaip sakai, bėda, ten sušokė, grinai viską sprendžiam, darom kažką, tai imam, ne, bendrai, aš nepulsiu ten, o kaip, žinai, ten kažką, ten jūs blogai tokia, žinau, kad perku rizikingą prekę, bet jūs turit man garantuoti, kad irgi, žinai, jeigu atsitiks tokia bėda, kad aš kažkaip spręsim, padėsim, ne, kad... Tai jo, tai mes, va, tas ir yra pas mus, mes... Kaina kartais mažinimas nesmė, kad kaina mažesnė, gal man reikia kokybės, man reikia patrešti. Ne, tai matai, viskas irgi priklauso nuo tada, kas atsitiko, žinai, nu, ar tu patrešiai, tu pradėjai trešti, tu negali laukti, tau reikia čia ir dabar, tai tada tu, žinai, tai vienas yra sprendimas, jeigu tu gali laukti, yra kiti sprendimai, tai visą laiką, žinai, mūsų visą laiką tie klientai kreipiasi agronomus, ir yra stengiamas išspręsti tą klausimą, kuo įmanoma greičiau ir kad klientas būtų irgi, žinai, galėtų ir laukus važiuoti ir trešti, nereiktų jam ten stabdyti, bet kiekvienas tas nekokybinis, sakykime, sprendimai yra individualūs. Iš to dalyko išplaukia ir paskui ir piknaudžiavimo atveju. Būna. Dėrybų menas toksai, žinai. Atvėjo pas mane blogai, padėk man. Jo, tai tada, jeigu ten, kaip sakyti, 10 eurų nesusidėrėsim, tai gal aš pakentėsiu. Ne, bet kitas dalykas, žinai, būna, kad tu, žinai, aš ištrešiau, bet pas mane blogai buvo. Po fakto, žinai, tai irgi tada toksai, irgi būna klausimas, ar buvo blogai, ar nebuvo blogai. Dar irgi tas jau menas jau yra kalbėti ir derinti. Čia yra nuolatiniai klientai, kurie vieni kitais turi pasitikėti. Turi ateiti Lietuvoje pasitikėjimas. To pasitikėjimas jau seniai praradė. Tarp ministerijos ir žemdirbių tai nėra pasitikėjimo. Kodėl jo nėra? Todėl, kaip sako, tas tinka tokia atveju, ne kažkas kažką padaro ne taip, tas tikisi to, tas negauna. Ir atvirkščiai būna. Tai va čia pasitikėjimo klausimas yra. Turi vieni kitais pasitikėti. Iš esmės taip, jeigu tu pasitikėsi klientų, tai žinai, tu gali to tikėti. Jis neapgaudinės tavęs, kai jis pasakys tiesą. Kam apgaudinėti? Kaina, jeigu ten tikrai tu matai, būna tarybiniais laikais, prisimenu, prie tų trašų teko irgi dirbti, kaip vaikai buvom. Treštuvus reikėdavo užpildinėdama, žinai, nukrenta gabalai didžiuliai, salietros gabalai sušokę tokie, trypiam su kojom, ten duodam, žinai, ką reikia išmetam dar, bet visą laiką tas buvo, nieks ten problemų nekėlė, ir dabar irgi yra iš maišų išpylė, matai, kad gabalas nukrito. Jeigu jisai supyra, viskas tvarkoja ten, žinai, padaužiai subirėjo, bet jeigu ten reikia daužyti su kuvaldomi, tu jo nesudaužai, žinai, matai, kad daugiau visos tokios trašos. Ne, tai kažkas negerai. Tai tada ką sudarom? Dar arba mido. Tada jeigu gali kažką ištirpinti padaryti, kai sakai, tada kainos prašysi, nuleis kainą, nes man nepatogu dirbti. Nu, čia, žinai, susitarimo reikalas. Čia visą laiką gali susitarti. Čia susitarimo reikalas ir jo, ir tas, kuo įmanoma greičiau tą sureaguoti iš esmės. Tai yra, tai, žinai. Jo, kas blogiausia, kad dažniausiai šitie dalykai išlenda, kai jau reikia važiuoti dirbti, žinai. Jo, ir tada turbūt dar šiandien pašnekėsim, žinai, tas taip. O čia buvo mintis tokia, kad va, jeigu parduodanti kompanija klientų ūkiui suteiktų garantiją, kad jeigu aš nenusipirku pavyzdys salietrą, ne? Ir jūs garantuojat, kad iki kovo 1 dienos ar iki balandžio 1 dienos jai nieko nesitiks, o jeigu kažkas atsitiks, mes pakeisim kaip, žinai, naujų produktų ar nauja tarša. Tokia iš vis paslauga, jinai egzistuoja? Jo, mes gal tokią dalyką darome? Mes darome tokį dalyką kai kuriem produktam, kur turim susitarimą su tiekėjais. Kam konkrečiai mes darome? Mes darom salietrą uzbekiškai. Okay. Bet tam tikrų gamintojų? Jo, tam tikras yra gamintojas, tam su tuo tikrų tiekėjų mes esame suderinę, kad jeigu yra sandėliuojama, kaip pasako, pagal
nurodytas taisyklės, tai mes atsakome, kad pavasarį ta prekė bus gera, jinai bus kokybiška ir jeigu ten atsitikus kažkokiem, tai ten, nežinau, jeigu ten ras ten vieną ar ten kitą tenais maišą, ten kažkas jam atsitikė, mes išspręsime tą problemą vienu ar kitu atveju, kalbėsime su klientu ir išspręsime. Tai mes tą su uzbekiška salietra, būtent vieno gamintojo, Maksamo, tai mes tą darome ir mes tą sakome ir klientams savo. Klientai šitą galimybę vertina? Jo, aš jaučiu, kad taip. Nežinau, aš jaučiu, kad vertina, tu prasme, ir kad tas būtent, nes ta uzbekiška salietra, nemanau, kad tokia ir buvo paplitusi anksčiau, nes visi ir bijo to saugojimo. Tai tą mes klientui duodame, kad jisai nebijotų pirkti, nebijotų dabar paimti pas save, pasidėti sandėlį, laikyti, sandėliuoti, kad pavasarį mes atsakysim jam už tą kokybę. Tik svarbiausia, kad tas klientas tikrai pasidėtų taip, kaip reikia. Taip. Jo, nes čia žinai, mes kaip ir tą traktuojam ir kalbam ir viską pasakom, bet kad neužmiršt tą dalyką padaryti, nes jeigu sukrausi vėl ne taip, čia nėra mūsų tikslas, kad susidėtų žmogus blogai ir pavasarį tam tikros taisyklės žaidimo turi. Jo, bet taip, jeigu atsitiks blogai dažniausiai, tai tada, kai reikia kalbėti, tai tada, žinai, gali dažnai rasti, ne taip sudėtos visą kitą, tai tada jūs sakėt, jeigu tu baloj laikysi, žinai, per žiemą ant žemės numetęs tą salietrą, tai žinai, tai vėlgi yra vienas dalykas. Bet mes klientams sakom, kaip reikia sandėliuoti, mes duodam instrukcijas laikymo sąlygų, tai tą visą mes informaciją jam duodam ir uzbekiškos trąšos, ne? Čia konkrečiai šiuo atveju yra. Uzbekija tolima šalis. Labai. Geografiškai žiūrint. Geografiškai taip. Tai vagonai važiuoja, vagonais greičiausiai. Vagonai važiuoja mėnesį. Mėnesį laiko važiuoja. Nėra įtarimų, kaip ne tai, kad įtarimų, bet iš kliento požiūrio, kad čia ne uzbekiška trąša, čia rusiška trąša. Čia tas toksai, žinai, ar čia Uzbekija, ar čia Rusija, ar Baltarusija, toks labai slidus reikalas, ne? Žiūrėk, ar neegzistuoja tas toks raganų medžioklė? Egzistuoja ir egzistuos visą laiką. Čia, kaip sakau, kaip čia skambina vienas agronomas, žinai, ir sako, konkurentai pardavinėja azotinę prekę, atvežta iš Kazakstano, bet pertaruota rusiška, žinai. Tai tokių istorijų tu girdi dieną, ten, žinai, keletą ir ne vieną, su tokiom visokiom istorijom susiduri. Tai, bet tiek Kazakstanas, tiek Uzbekistanas turi savas gamyklas ir jie gamina, ir Uzbekistane yra 6, man atrodo, gamyklos. Gaminančios salietrą konkrečiai? Ne, salietrą gamina 3. Gamyklos, yra MPK gamyklos, kurios gamina, žinai, tai yra tų gamyklų, Kazakstane yra 2, viena gamina irgi amofosą, kita gamina irgi azotinę salietrą būtent, bet tai yra būtent tų šalių gamyklos ir ten to rusiško kažkokių, tai ten nežinau, kiek tenais ir gali iš tenais būti, bet yra, sakau, susiduri kiekvieną dieną su visokiom istorijom, tokiom, žinom, įdomiom. Tai bet mes turbūt, ką aš noriu paklausti ar pasakyti, kad mes atsakingai galim pareikšti kaip Linas Agro kompanija, ne kaip Kola Group, kad mūsų kainoraštyje, mūsų sandėliuose nėra ir kol kas greičiausiu metu turbūt nebus rusiškos ir baltarusiškos kilmės trąšų. Čia yra principinis mūsų nusistatymas ir mes to vadovausimės. Tai jeigu kažkam kyla abejonių dėl šito mūsų, sakykime, požiūrio, kuris atsirado prieš čia beveik 3 metus, kuomet prasidėjo Rusijos karas prieš Ukrainą ir mes griežtai atsisakėm šio darbo, tai mes ir tęsiam toliau tą pačią kryptį ir tikrai nebendradarbiavom su šalim agresorium, bet Lietuvos rinkoje, bet toj pačiu Lietuvos rinkoje, tose pačiuose klientų kiemuose, turbūt galite pamatyti tų pačių rusiškų trąšų ar baltarusiškų trąšų. Tu, Giedriau, jeigu lankaisi, kai lankaisi. Jeigu nesilankyčiau, jeigu čia nesėdėčiau. Iš tiesų jo yra tose kiemuose. Bet aš biškai pataisysiu, baltarusiškų nėra. Baltarusiškų labai nėra. Azoto ne, jo. Jo, azoto ne, rusiškos. Apie rusiškas turbūt jau reikia kalbėti. Tikrai yra jų. Tai tu man atsakyk tada į klausimą, arba mūsų žiūrovom atsakyk klausimą. Tai prieš 2 metus ar 3 metus, kuomet prasidėjo invazija, visi draugiškai, ne tik kompanijos, bet ir didžioji dalis ūkininkų, sakė, nesirodykit kiemuose su rusiškom trąšom, nes išvažiuosite per tos pačius vartus, taip pat greitai kaip ir atvažiavote. Kas pasikeitė? Kodėl jie šiandieną, praėjus 3 metam,
pradėjo įsileidinėti tos šalies gamintojo trąšas. Čia kaip apie kokybę kalbėjom, taip turbūt apie šitus dalykus galima kalbėti, žinai. Čia yra daug dedančiųjų. Labai daug. Vienam labai žaidžia kainą, ne? Nesvarbu, kad ten rusiška, bet jeigu jinai pigesnė, užsimerksiu. Kitam, žinai, žinau, kad rusiška, bet perpilta į tinkamus maišus. Jo. Tai kaip ir nesijaučiu kaltas, ne? Nesimato. Nesijaučiu kaltas, ką žinau, aš tikiu, kad čia gerai, žinai. Trečiam ten dar kažkokios priežastys. Kitas dalykas, baisu, bet daug žmonių jau šiek tiek susigyvenus tuo karu, ne? Ir į tai žiūri jau lengvesnė akim. Grįžti į tą gyvenimą prieš. Vyksta, tai vyksta, bet aš gyvenu savo ritmu ir ką padarysi, kad taip yra, žinai. Tai sakau, tų dedančių daug yra, nežinau. Iš čia kaip aš matau, kaip man atrodo, tai nors tikrai negirdžiu nei vieno, kuris didžiuotųsi, kad jeigu ir tai padarė, ir jeigu nusipirko. Ir tikrai nesigiria. Nesipasakoja tikrai, jeigu nusipirko tos kilmės tas trąšas. Bet jų yra, kas įdomiausia, kad atsirado daug tų tokių mažų kompanijų, ne? kurios anksčiau, ta prasme, gal vertėsi kažkokiais kitais verslais, kitokias prekes prekiavo, bet čia atsirado niša. Baldų gamyba šiandieną trąšų prekyba. Kontrabandos verslas, patys žinoma, ne, ir pesticiduose kažkada, ir per podcastą kalbėjome, ir visur kitur jisai gyvuoja. Ir tai šitokiai situacijai, tiem mažiem, gal ne tiek kaip mažiem, bet tokiam ne visai švariem prekeiviam, mažom firmelėm be istorijų ir dar kažkur, atsirado niša užsidirbti pinigus. Bet šitą matai, ta niša atsirado iš karto po tos invazijos. Daug atsirado tokių, žinai. Iš karto užuodė, kad čia galima. Taip, čia yra geras verslas. Matai, kitas dalykas yra dar vienas aspektas tas, kad tu tas trąšas gali importuoti į Lietuvą, žinai. Nėra draudimų. Jo, yra kai kurios kompanijos rusiškos, kurios gali oficialiai vežti, įvažiuoti, gal taip pasakykime, įvažiuoti į Lietuvą ir tas padeda jiem čia būti. Nes jeigu tu negalėtum importuoti, tai automatiškai būtum... Sudėtingiau būtų įsigyti. Logistika būtų. Tai kažkur per kažkur važiuoti. Žinai, čia iš ūkininkų tarpų žmogus gali pasakyti, kaip jaučiasi ir kaip sklando šitas... Jūs dabar sudėjot viską, žinai, taip kaip sakot, veža, perka. Aš kitą pasakyčiau tokią pusę, kad yra tokių ūkininkų, tikrai nemažai dalis jų, kurie net nežino, kai jie rusišką naudoja. Tai aš vieną iš tų ir faktorių minėjau. Kurie net nežino, jie žino. Taip. Bet tas, kuris žino, kuris perka, tai jis jau žino, gal žinai, tikrai taupo, kaip sakai, kainą ieško, gaudosi. Bet didžioji dalis nežino. Aš iš principo mūsų įmonė irgi tą pačią politiką, kai sakau, rusišką trąšų tikrai ne. Kodėl turėčiau, kai yra alternatyva? Iš principo. Bet esmė, kad ūkininkai tikrai taupo. Taupo, žiūri, kad čia pigiau bus, nepasisuks dar vėl tie visi mokestiniai dalykai. Esmė, kad yra visokių žmonių. Bet yra tie tikrai, kurie nežino, ką perka. Bet tas klausimas, nežino, ką perka, bet tu kai perki, tau vis tiek identifikuoja. Pardavėjas atėjo ir pasakė, patėjo pardavėjas, ne, čia kazakiškas salietra, čia viskas, jokių problemų čia nėra. Ir kur tu patikrinsi, kaip tu patikrinsi? Jo, čia ne. Yra, jūs nesakot atsakingai, kaip sakot, tvarkoja, jūsų žinot, pirka, kaip sakau, apie Uzbeką kalbant. Šaunuolis, kad pasakai, kad Uzbekai, ten 3 gamyklos, kurios gamina, nėra reikalo vien vežtis iš Rusų, pertaruot kažkur ką. Jau vien šalis pasako, kad ir aš tikrai pirkčiau uzbekišką salietrą, nes tikrai gamintas Uzbekas. Taip, tikrai gamintas. Tai čia tas yra, kai jeigu ta rinka Kazakija, didelė šalis, gal tai, kaip sakai, rusiškai tikrai trąšų labai daug plaukia. Jos pretaruojamos, varomos čia kažkur į Europą. Tikrai yra tie dalykai. Bet jeigu jau Uzbekija pasakė Ameriką kokią, tikrai nesives rusiškų trąšų. Tai žinai, kad perki tą jau tikrą tokią... Amerika šiaip importuoja rusiškas irgi. Bet gal nepertarasi. Nes čia logistiškai neapsimoka tiesiog. Uzbekija ta šalis tikrai, kur tikrai didžiulė tokia, kaip bus, tikrai gal ir rinka ir bus didžiulė šitų uzbekiškų kokybė gera. Kiek mačiau ir iš tikrųjų mes naudojame irgi praeitais metais. Sakau, jeigu pavykai trešiant ten, gali nutrešti tos metrus, kiek tu nori. Tvarkinga trąša, kodėl nepirkti? Kainą irgi galima pasidaryti. Ir kokybės klausimas. Kokybė gera. Viskas buvo gerai, ne ten dėl šaukimų, nes ko labiausiai bijo. Nesandėliavom, matai, kad ir nesandėliavom per žiemą. Dabar tas klausimas perki rudenį, tu turi pas save sandėliuoti. Jūs pavasarį. Ir tada turi garantuoti, ką jūs minėjote, apie tos visus terminus ar kažkokius, kad susitarimą kažkokį. Tikrai geras dalykas ūkininkus paskatinti. Bet kiti neturi vietos, kur sandėliuoti. Jeigu jūs paskatinti savo sandėliuose palaikyti ją, tada irgi rudenį bus. Tai mes turim ir tą, Bet jeigu bus pirkėjų, kurie pirks, sandėliuokit pas save, tada atvežat man jau garantuotą tą kokybę. Jo, nes mes tą darom, žinai, kad tas, kas gali sandėliuotis, tai, prašom ir siūlome, kad pasimkite dabar, o tas, kas negali sandėliuotis, tai mes jo, tą darom. Pas save sandėliuosi, tada sandėliuojam, tada jau pavasarį tu atveži jam iš savo sandėlių, žinai, tą prekę. Tai čia susitarimo reikalas, vėl tas pats pasitikėjimas. Pasitikėjimis jūs manimi, be problemų dirba.
Smagu girdėti, kaip visi vienais kitais pasitikim. Taip, pasitikėjimas yra geras dalykas. Yra byrios trąšos, yra skystos trąšos. Kurios yra geriau? Skonio reikalas. Ir kainos, manau, reikalas yra. Jūs čia kalbate, skystos, aišku, yra azotas, fosforas, yra azotinės trąšos, skystos daugiausiai apie azotinės, jeigu... Greičiausiai apie kasą. Apie azotinės kasas, sakykime, ten... Vėlgi, mes kaip ūkininkai dabar, kaip naudotojai, pats vėl prasideda visą agronomiją, žinai, trąšų, azotų įsisenumą, visi koeficientai, čia atskirą laidą reikėtų suorganizuoti, iš tikrųjų, tiem dalykam tokiem. Daug kas nežino, ką reiškia tas azotas, kaip jis įsiskilia, kada jį reikia tręšti. O čia ir prasideda nuo to, perki skystas, žinai sudėti ir žinai, kaip tos veiklios medžiagos dirvoje veikia. Perki granuliuotą, žinai, kas ten yra ir kaip jos veikia, kada veikia, prie kokio temperatūrų, kokios dirbos drėgmės režimai, visa kita. Viskas čia toks atrodo sudėtingas mokslas, bet kai tu tą žinai, tada lengva apsispręsti, kokią trąšą naudoti ir kokiu laiku. Tai čia toks, žinai, man tai kaip sako agronomai, tai prašiau tą sprendimą priimti. Bet ūkininkai vaikosi kainą arba ten, žinai, tą kasą laistų anksti pavasarį. Nematau jokio tikslo, anksti pavasarį kasas. Man niekaip netelpa per jokią pusę kaso privalumai. Ir salietrus tu negali anksti trešinant išalusių žemės, dar kažkur vėl normos ateina, kiekiai. Čia, sakau, tokie paprasti dalykai, bet iš tikrųjų labai sudėtingi kai kam. Ir tada prasideda tas trąšų naudojimas, besaikis ar ne, nuostoliai, trąša, iš to, kad tu nežinai, ką tu darai. Arba nežinai, kaip tos trąšos veikia. Ne, tu čia bet kur, tu jeigu nežinosi, bet kurioje vietoje, jeigu tu nežinosi, ką tu darai ir tu darysi bet kaip, tai niekur nebus gerai. Bet kurioje, tai jeigu tu dirbi tą darbą, tai tu turi žinoti, agronomiškai, kiek, ko, kada. Čia vėl kitokia mintis kilo, žinai, pas mus Lietuvoje nėra nepriklausomų konsultantų. Nėra jų. Mes samdom Danų konsultantus nepriklausomus, Danijos įmonė. Atvažiuoja pas mus konsultuoja laisvo laiko, žinai, tai jie atneša tą tokią nepriklausomą informaciją. O pas mus Lietuvoje tos sistemos nėra. Yra visi, kurie priklauso. Dirba kažkam tai. Linas Agro dirba, Korkuzenus, Skandagrai, vadybininkai. Jie bus interesuoti kažkaip tai tą daugiau parduoti, nes jiems tai vėl aktualu yra. Jie tu nepasakys tau tokio techninio dalyko, kur ten galėtum atkreipti dėmesį. Žinai, ne visada. Aš manau, kad pasako personalai, jeigu jūsų vadybininkai yra, tai jie pasakys, kad ta netinka, žiūrėk, šita tinka. Ūkininkas susispiria, būtinai man reikia šitą. Ne, dabar aš noriu šitos. Bet jeigu tu sustabdysi, pasakysi, palauk, pamastum, čia taip yra, žiūrėk, šitas azotas toks, čia toks, jis tau nesuveiks. Nori greitų, ko tu nori. Žinai, prašiausiai aiškinti, šnekėti, tada gal kažkaip pasikeistų tas ir ūkinimo mokymo, žinai, toks kažkoks atsirastų suvokimas jų tarpe. Kaip kas veikia. Atsakau, jeigu tu panaudosi anksti pavasarį arba rudenį, srūtas mėšlo tręšimas rudenį, man kaip agronomui tai yra baisų dalykas, tragedija. Aš visą laiką sakysiu, tai yra trąša. Tai yra tarša. Ne trąša, bet trąša. Garantuoja tą. Kaip agronomas. Ir jau prasideda pavasarį tas pats azoto tręšimas. Ir gali irgi pasakyti, kai sakai, ūkininkai susiduria. Matai, laukus išvažiavo vienas, kitas lekia iš paskos. Taip, kodėl jis važiuoja? Todėl, kad kaimynas išvažiavo ir tau reikia iš paskos. Lenktynės prasideda. Jo, lenktynės prasideda, žinai, kas. Koks tikslas tų azotinių trąšų, žinai, kam mes jas naudojam? Kad lenktyniausiu kažkuo, tai žinai, derliaukų. Čia N metų, nežinau, 19 metų toj srityje aš ir kiekvieną pavasarį žmonės klausia, vienas dalykas dėl normų, kas geriau, ar mes pradedam tręšti su 2/3 viso azoto atiduodam pirmų kartų, ar mažom normom per kas savaitę važinėjom ir kokią formą, kas geriau, ten kasas, lietrai ir taip toliau. Tai čia nežinau, užsispyręs senas reikalas ir jisai visada bus turbūt diskutuojamas, nežinau, ar bus viena taisyklė turbūt. Turim dirvožmius skirtingus, turim regionus skirtingus ir pas kiekvieną skiriasi, nežinau, kokia jūsų nuomonė apie tos tų pirmųjų tręšimų, sakykime, atidavimus, kokią praktiką jūs naudojat? Praktika tokia vėl, aš per tą paprastumą visų, genialumas yra paprastumas. Čia auksinė taisyklė, bet kur, bet ką paimsi, to žiūrėk paprastai viską, ne? Tad va tas vėl azoto naudojimas. Žiūrint, kokie augalai iš karto, ką tu tręši. Tu tręši dirvą kažkokią, ar tu tręši augalus. Ką tręši? Jeigu augalai ten masiškai didelį masę, tu gali daugiau azoto jiems paduoti, normą didesnė, nes jie bus paims. Jeigu valgytojų yra, jų šaknis didesnis, jie automatiškai jau paimimas didesnis. Ar ne? Dabar jeigu ten augaliukai mažiukai, vienas kitas, tu sakysi, tręši 200 kg. Tai aš iš karto tau, ką tu nori padaryti su tais augalais? Tu nori juos paskatinti augti, tu nori tą azotą nuvaryti dirvą į vandenis. Ką tu nori padaryti su juo? Žinai,
Nu, čia viskas yra paprasta. Jeigu tu suvoki tą principą tręšimo, ką tu tręši ir ką tu nori pasiekti su tu tręšimą, nu, tai man tai paprasta, aš žinau. Bet tik, sakykime, nu, pasėliai žmogų ar pas mane, ar pas jūs, ar pas bet ką, kurį kitą, tvarkingai, normaliai peržymų visą kitą. Tai kokia pozicija jūsų yra? Ta prasme, einam su tą didžiąją dalim azoto, ar čia... Nesai buvo, žinai, vėlgi, Lietuvos literatūra yra mažai apie tai kalba, yra tų straipsnių gali rasti, yra užsienio literatūra, ką internetas pilnas visokių pridėta, čia neseniai dabar irgi žiūrėjau straipsnių šveicarų mokslininkai atlikę tyrimus, būtent azoto įsisanumas, ką tu kalbėjai pavasarį iš trąšų, kaip jis veikia, kokios normos ir ką. Nu, jie irgi nepriėmė vienos nuomonės, kaip tu sakai, dirvožėmis priklauso nuo dirvožėmių, kokiam regione tu esi, kokią kultūrą augini, kiti dalykai. Dabar tas normų skaidimas, ar vienu metu atiduoti didelę normą, tai vis ar skaidyti 2-3, tai vėl priklauso nuo oro sąlygų, nuo dirvožėmio drėgmės režimo. Ne? Tai logiška, jeigu tavo drėgmės režimas pastovus yra, tu dalinki kelis. Logiška, nes iš principo vėlgi tas norma didelė, kaip sakau, vėlgi, ta maksimali norma atiduota, jinai nebus paimta augalų. Ar jūs girdėjote dabar irgi daug ką šneka, jūsų, kad prašy paklaus, tas azoto naudojimo koeficientas toks yra skaičiuojamas arba efektyvumo koeficientas. Kiek mineralinėse trąšose, sakykime, konkrečiai azotinėse trąšose, koks jis yra, jūs esate girdėjęs, susidūrė, koks jis yra. Ne, aš tikrai. Kiek galima pasisavinti, pavyzdžiui, azotų iš to atiduotų kiekį. Lietuvoje pasakysim, kad ten 60%, sakykime, 65% yra, nežinau, iš kur jie tą ištraukė, kodėl ten tai. Užsienio literatūra į užsienio. Šveicarų tyrimai balmai, daug jų yra. Maksimalus yra 35%. 35%. Saimės. Įsisavinamumą. Ta, ką atidavė, azoto to prieinamo galams paims tik tiek. Kur kitas nuvažiuos į orą, į vandenis, užfiksuotas dirvožėmis, bus kažkur vėlesam atsipalaidavimą, jeigu pavyktų. Reiškia, jeigu tu atiduosi, jeigu tą principą laikysi. Dabar atsirado, sakykime, nepabėgo mintis, atsirado veislės. Jos yra imlesnės azotui. Tai dabar tas efektyvumas padidėjo vien dėl to, kad tu veislė augini kažkokią, tai imlesnė azotui. A ne, tai maksimum gali gauti 41-41%. Sakyčiau, maksimum 50, bet čia netikėtina, kad tiek būtų. Tai dabar jeigu atidavė 100 kg, 50 pasisavino, atidavė 500 kg. Nepasisavins 50, kadangi per didelis kiekis. Tai logiškai galvojant, tu turi skaidyti normą į mažesnės dalis ir atiduoti tada, kada reikia. Kada tik tai matai, sąlygos tinka, augalas auga, žinai, kai jis paims ir atiduok mažesnę normą. Bet čia reikia važiuoti 5 kartus arba ten 3 kartus, ne išlaidos, kas sako. Bet tas jau yra išlaidos, nu, jeigu važiuosi, tu... Bet tu tiksliau atiduosi azoto, bus mažesnė nuostolė, azotas ateis į augalą. Tikslas, ko tu nori, ar tu sutaupyti kelis važiavimus ir padaryti neteisingai, ar padaryti teisingai. Tikslas, manau, kiekvieno ūkininko yra, žinai, išauginti didelį derlių tonažą ir gauti gerą kokybę. Tai, žinai, tai va čia yra. Kas tau pasakys, ar tu važinėdamas 3-4 kartus tu gausi gerą kokybę derlių, atsiprašau, ar tu, žinai, tą vieną kartą nuvažiavęs, galbūt... Čia yra vėl agronominiai principai, ne, ir vėl iš tų pačių bandymų. Azotą atidavęs ten iki 31 fazės, sakykime, mane rekomenduoja visą atiduoti, kuris į derlių eina. Tai jeigu tu visą atiduosi čia ir daugiau papildomai neduosi nei per lapus, nei nieko, tai tau kokybė gali grūdų nukentėti. Nes grūdų kokybė formuojasi vėliau. Tu turi azotą arba dirvą atiduoti ant vėliavinio lapą, ar purkšti vėliavinius lapus, ar vėliau tada ateina jau į grūdą azotas kaupėsi. Ten vėlgi įvairius formulių yra, įvairių skaičiavimų, tokių įdomių. Bet iš principo, jeigu tu vieną atiduosi, tu kokybės gali nesitikėti kaip ir šiemet, kad buvo. Visi atidavė anksčiau, kadangi rekomendacijos yra atiduoti anksčiau, kadangi drėgmė pas mus tuo metu būna. Vasaros būna kaitros, sakykime, nes sausros azotas nebebus įsisavinamas. Taip ir šiemet buvo, mes kad įtrešim vėlesnį, bet nepapagavome to azoto, kadangi viskas augalai nebeėmė jau. Nu, pavėluota buvo. Jo, praradom kokybę, kai mes skaidėm. Bet ir nukentės kokybė. Jeigu tai bus, jeigu tokios oro sąlygos bus, įtakos labai smarkiai kokybė. Nu, oro sąlygos per tiek metų labai pasikeitusios yra, nu, Lietuvoje, jeigu šį paėmus. Šiltėja viskas, aišku. Jo, šiltėja ir, nu, jau kitaip jau reikia visą tą žiūrėti. Bet gal kitą formą reikia rinktis, sakykime, tuo metu. Nu, tas vėliavinis lapas, tuo metu, nežinau, perėti gal net iš trąšų į mikroelementinius. Rekomendacija tiek tų danų, tiek visų yra, kad per lapą, purškiant ant lapo, purškiant ant varpų, reikia puršti būtent karbamidinį. Karbamidą atipingęs kažkas, kad būtų iš tos formos. Ne amonio, netrato, bet būtent karbamidė. Tai tada efektyvumas geresnis, deginimas augalų mažesnis. Tačiau vėl tokie praktiniai dalykai, kurie, sakykime, per bandymus ateina. Taip, taip. Tada gali būti, jeigu sąlygos geros, tada tą kokybę ir gausi. Šiaip tai būtų visą laiką palygų. Šitos temos turbūt trumpai padiskutavom ir galima sakyti, kad dar 10 metų į priekį turbūt turim tą patį klausimą, ateis pavasaris vėl tą patį kalbėsim. Vėl bus kaip čia darom. Ir vėl tą patį tas klausimas. Kiek duoti, kada duoti ir kada važiuoti, žinai, Lukas. Kaip čia darom ar vėl? No. Keičiasi kartu su ūkininku, jie domisi, jie, kaip sakau, skaito dabar tą užsienio literatūrą, anglų kalbą moka. Tai jie tikrai, jeigu skaitys, žinokit, rasti, jiems bus paprasčiau.
Ta vyresnė karta jiems sunkiau, gal jie buvo pripratinti prie to, tokio gyvenimo būtų, bet tokio trešimo, sakykime, ne taip jie ūkininkavo, taip, mano, kaip sako, senelio nebuvo, bet taip mes ilgais taip darė, aš dabar taip darysiu, žinai. Bet tas keičiasi, su jaunesnė karta keičiasi. Mąstymas keičiasi, jie supras, jie mielesni yra, jie priims tą mintis, jeigu jie supras tą visą principą, jie kitaip greičiau atsakymus ras. Jie darys, aš tikiu, kad darys kitaip. O kas liečia tą karbamidą, kaip jūs sakėte, tai iš esmės Europoje daugiau jie naudoja karbamido negu mes Lietuvoje. Mes Lietuvoje pratę, gal kaip jūs sakot, nuo tų senų laikų, azotas, salietrą, varom, pilam ir važiuojam, o Europa daugiau dirba su karbamidu iš esmės. Kodėl? Priežastis, kokias jie įvardino, kodėl jie tai daro? Ne, Vokietija iš esmės yra azotas kaip uždraustas, tu negali salietros tiesiog nupirkti, nes kadangi spragi medžiaga yra, ten iš esmės nėra uždrausta. Ok, dabar čia buvo tas vėlgi vienas Agrovelso forumas, sudalyvavom, buvo pasisakė vokietis atvažiavęs, kaip tik sakė apie tos CO2 emisijų mažinimus, kaip trąšų gamintojai gali prie to prisidėti. Ir esmė buvo vienas iš momentų pasibėtas, gerai pasakė, tas karbamidą jie naudoja, bet jie naudoja su inhibitoriais. Taip, jie su inhibitoriais pas juos... Būtinai turi būti inhibitorius ant jo uždėtas, kitaip jie neleidžia. Bet matai, pas juos yra įstatymiškai, jie privalomai turi, jie gali karbamidą naudoti su inhibitoriais, bet tas yra aprašyta, jie negali naudoti be inhibitorius. Tai... Vadinasi, gamintojas pateikė jau pats jisai neuždės, gamintojas turi uždėti tą inhibitorių ant tos trąšų. Bet tu negali tiesiog. Kokią įtaką duoda inhibitorius? Kam jie tą daro? Čia vienintelis vėlgi tų CO2 emisijų, kaip įvadina CO2 emisijos, dabar buvo iš tikrųjų dirvožemį vyksta tie sudėtingi procesai, cheminiai, fiziniai, idėjas trąšos, bet koks produktas atsidūręs dirvojus, nelieka toks produktas, nes su juo kažkas pasidaro, nes ten tiek daug mikroorganizmų, aplamai visą gyvybę, jie suvalgys, laiko klausimas, kada tą padarys, suskaidys, išskaidys, ten paliks nieko neliks. Ir esmė dabar iš to ateina to karbamido, papuolis į tą dirvą, aišku, jisai, jeigu nebe inhibitorių, tai tie mikroorganizmai iš karto įskaido. Paprasčiausiai ateina amoniako garavimas. Karbamidas yra didžiulė rizika, karbamidas amoniakas garuoja. Ant dirvų palik karbamidą, jeigu sausas sąlygos temperatūra didelė, azoto nuostoliai didžiuliai, į orą išeina. Paskui dar, jeigu lietus įsiplauna, nespėjo užsifiksuoti dirvožemį. Bet esmė inhibitorius, ką padarė, sustabdo tą būtent amoniako garavimą. Prilaiko. Tu gali, kiek prilaiko, žinai, čia vėl literatūra skirtinga. Vieni sako iki 8 savaičių, kiti sako iki 10 mėnesių. Aš kiek taip galvočiau, žinai, iš principo, jeigu vėl sprendikas vyksta su ta tarša tam dirvožemį padėta, jis ten maksimum gal kokia 10 dienų. Ir tai gerai, bet vėlgi priklausys nuo oro sąlygų priklausys, vėlgi. Teisingai. Kas bus. Jo, čia labai dedamųjų yra daugiau. Taip, per daug dedamųjų, jeigu šiaip iš esmės. Čia jau skirtingi tie inhibitoriai, ten 3 rūšių gal jų yra, ten vieni eurezė, kiti vėl ką daro. Skirtingi principai, ką jis daro, tas inhibitorius, tam azotą. Būtent tikslas yra išlaikyti azotą. Fiksuota ar toje trašoje, ar kažkur dirvožemiui fiksuota, kai jis netaip greit išsiskaidytų ir augalam būtų lėčiau prieinamas. Tai čia tas tikslas ir ta tarša mažesnė, azoto tarša. Bet kalbant apie tą vėl dinatrifikaciją, toks procesas yra, ten net CO2 įsiskiria, net CO2 problema yra. Problema NO dujos, azoto dujos, čia yra problema, šitos dujos įsiskiria. Ir dabar pagal tuos tyrimus užsienio NO didesnė problema yra negu CO2. CO2 ne problema. CO2 ne problema. Yra įvardyta kaip problema, nes matot, dabar ateina tie visi tarša, bet iš principo CO2 kaip koja. Augalai tie patys, jie naudoja CO2, kas naudoja azoto suboksidą, kas naudoja kitas dujas, niekas naudoja. Va čia būtų tarša didesnė, kur kenkia klimatui ir visam kitiem dalykam. Ir tas ateina iš azotinių trąšų, neteisingo naudojimo. Būtent iš azotinių trąšų. Apie tai pradeda kažkas taip lėtai kalbėti, bet... Banda kalbėti, Europą banda to klausimą kelti. Lietuva dar nepapuolė ten tą žaidimą, kad pas mus irgi greitų metų bus privaloma. Ne, dar ne. Inhibitorių dar kaip ir nekalba. Kažkaip buvo anksčiau gal didesnė banga su tais inhibitoriais apeltų trąšų, dabar Lietuvoje vėl toks paslopė. Ateis, jeigu bus tas gamtosaugos reikalavimai, tai būtent čia bus trąšų gamintojami kaip pliusas, kad jie sumažins tą taršą vadinamą, taršą, azoto taršą dar kokią, sakykime, bus ateis, žinok. Tai aš tikiu, kad bus ir tas galėtų būti iš tikrųjų toks kaip reikalavimas. Tai čia yra kaip ir privalumas tas inhibitorius. Taip, privalumas. Tai savaime aišku kaina. Tyrimai rodo tiesiogiai, kad tai duoda derliaus priedą. Tai mes lygiai taip pat prekiaujame inhibitorių, bet įskystas trąšas azotinės, bet jisai tikrai duoda derliaus priedą. Tai čia, bet sakau, apveltų trąšų, kiek atsimenu, Lietuvoje vieną kompaniją vėlė, dabar turbūt nevėliau. Neįperka ūkininkai, gal kainą. Šiaip taip, vėlgi atsirėmė į kainą. Galiausiai gal netiki tuo principu, ką duoda tas inhibitorius ir kaip jisai veikia, žinai.
O dabar Giedrė pasakė, sakai, žinai, ten ta derliaus priedas būna didesnis, derliaus priedą gavai didesnį. Aš iš karto paklausiau, o kas atsitiko, kad jis derliaus priedą gavo didesnį? Kas ten tokio atsitiko, kad jis derliaus priedą gavo didesnį? Žinai. Kitas nepaskaičiuosi, kaip ten to. Aš jau kaip suku vėl tą pačią azoto naudojimo formas. Jeigu tu sulaikai tą azotą, reiškia, didesnis derlius, teisybė sakai, didesnis laikais bus. Todėl, kad tas azotas užsilaikė dirvožemį, kažkuris buvo užfiksuotas ilgesnį laiką ir augalas sugebėjo jį paimti. Didesnį kiekį, kol jis nespėjo išlėkti orą, kol neįsipovė. Čia ir esmė, kaip kalbėjome apie tręšimo laikus, prie tam tikrų sąlygų, tu gali gal išgauti tą patį su labai teisingais tręšimais, tinkamu laiku, tinkamu oro, jeigu tu to gali padaryti. Tai tada gal ir be inhibitoriaus tu pasieksi tą patį, vadinkim, derliaus priedą, ne? Tai gali. Papildomai uždirbtus pinigus. Bet inhibitorius tau šiek tiek padeda tą dalyką padaryti. Nu? Padeda, tikrai. Tikrai padeda. Ja. Tu mažiau pastangų gali dėti, kad... Tu mažiau priklausomas nuo aplinkybių. Noro sąlygų, patinka noro ir dirvožemio sąlygų, tada tu mažiau priklausomas. Tu gal neturi laiko, kaip sako, kiekvieną dieną oras tik palyja važiuoja. Nu, gal neturi to laiko. Tu čia idėja avansų į priekį, žinodamas, kad ta trąša neįsiplausi, tas azotas bus dirvai. Ilgesnį laiką. Prieinamas augalam. Teisimai, reikia galvoti, kaip čia tas trąša. Matai, bet tas karbamidas apvelimusi automatiškai kainą išaugina, žinai. Bet tada atsiperka, žinai, vėlgi, jeigu skaičiuosi, kaip sakai, kiek, reikia tą aiškinti žmogui, reikia, akivaizdžiai, jūs turite... Tai nėra lengvas darbas. Paskaičiuokit, parodykit, žinai, neužtenka derliaus priedas gauni dėl to, su to čia ir čia. Skaičiuojam mes, tai priskaičiuojam, žinai, sėdi ir žiūri, ar atsimoka dabar tas azotinis papildomas, va čia daug kalbų, žinai, azotinis ant varpo, sakykime, ten pienelį branduolį, kad pakelti baltymus kurtuose, ar apsimoka jisai. Šiemet dabar, jeigu būčiau, dabar Linas Agramų pasiūlytų grūdų pirkimo formulę, sakykime, su antrą klasę lyginant su ekstra 50 eurų skirtumas, aš 100% garantuoju, aš tikrai pulkščiau tą azotą ant to vėliavinio. Kad gaučiau kokybę. Dabar, kai jūs sako, šiandien dieną vėl skirtumas, nežinau kiek, čia bus kokie 6 eurų, gal 8. Aš tada pradedu skaičiuoti, ar apsimokės man, žinai, tas. Gerai, apie grūdus gal... Apie grūdus čia susijęs su azotu. Nes dar apie trąšas aš turiu dar čia keletą klausimų, tai apie grūdus dar galėsim padiskutuoti principus ir matematiką, kaip jinai skaičiuosi, ar mano ir jūsų jinai panašiam lygiai. Bet apie grįžkime į trąšas, tai inhibitoriai, karbamidas, azotas, kasas, kiek yra svarbi siera augalam, kuriuo periodu, ar iš rudens, ar iš pavasario, kiek jinai dalyvauja žaidime? Geras klausimas, jūs tai, kad man duodi klausimą, žinai, geras klausimas, aš tau šiandien dienai neatsakyčiau. Aš pats savo užduodu tą klausimą, kai visi sako, siera su azotu, ten kažkas vyksta. Aš klausiu, atvažiuoja, bet kas man pasako, kad reikia vaciruoti, būtent sakau, tai tu man dabar pasakyk, ką tas yra daro, kur čia tas santykis su azotu, kaip ir, aš sakau, nesuprantu, kaip jinai veikia. Jie sako, priedas būna, aš žinau, kad priedas yra, tikrai, kai sakai, siera priklauso azotu, duodi tikrai derlius didesnis būna, kokybė irgi geresnė. Čia netgi ankstyvesnė fazėje atidavęs sierą. Vieni sakys, kad tau ligas užgydo, ne, geriau siera, ten gydo kažką, ten padaro rapsam, ten kažkas yra, tas jis yra. Dabar kitas variantas, kur siera dalyvauja, kur jinai yra augale, yra sieros augale. Turbūt yra visur, visas augalas turi visų elementų, ne? Daugiausia baltymų gamyba dalyvauja siera. Tai vat viskas susiję azotas kartu su siera, jie vienas kitą, kaip sakau, žinai, nėra tiesioginio tokio ryšio, kad vienas kitą palaiko, bet čia yra per tą vėl dirvožemį visą principą, visą cheminį veikimą. Jie vienas kitą tada įtakoja. Aš nemoku paaiškinti, žinai. Vienas turi būti su kitu iš esmės. Vienas be kito esmė, jeigu tu sieros neduosi, tai tikrai, jeigu jo neduosi, tai tada derliai tikrai gali nukentėti. Tai pats derlius gali nukentėti. Bet šitą vietą tai aš drįščiau dar ginčytis. Tai va, gėdėjau pasakyti. Nes būna, vienais metais amonio sulfato kviečiam tręšia, kitais metais ne. Ir gauti tokį pat rezultatą. Ir tada žmogus sako, kad jokio skirtumo aš nepajutau, sako, aš tik papildomų išlaidų turėjau. Tai va tas čia vėlgi turbūt įtakos aplinkybės, ne? Aplinkybės vis yra, tai kaip ir sakom, žiūrėk, su inhibitoriais tau palengvina, kaip ir, bet jeigu tau susidės visos sąlygos geros bus ir tu be jo pravažiuosi, gausi tą patį. Tai čia toksai, kaip tuos apamatus. Aš tai asmeniškai tikiu, kad to sulfato kažkiek reikia. Ne tik sulfato, geriau, siros reikia. Siros papildomą. Ir dabar vėl tokie bandymai buvo padaryti, netyčiukai gavosi, žinai, mes rapsinę trąšą, siros daugiau, didesnis kiekis buvo atidami kviečiam, liko likutis į patričių. Šiaip rekomenduoja siros, sakykime, tokį lygį, mes dvigubai daugiau atnešim ant tų kviečių, pavasarį čia ankstyvas tręšimas buvo. Dabar rezultatai kūlėm paskui, daugiau visą tą patį darėm, žinai, bet esmė aš paskui susabėjau galvoju, iš tikrųjų turėjau gal. Kur tos siros daugiau kliuvo su tuo azotu, ne vienos tos azotu kartu šnybu.
Tai derlius buvo ant 300 kg, 400 kg, tai pasisvėrėm, žinai, tą pravažiavę didesnis, aš galvoju, gal dirvožėmis kažkur ten buvo, kažkaip taip negaliu pasakyti vienodą. Bet kad tas didesnis siros kiekis turėjo tą derlių didesnį, netgi, sąlyginai jis ten 30 kg siro daugiau buvo, ko gero. Veiklios medžiagos, jo, daugiau. Tai va, tai derliaus priedas didesnis, aš suabejau vienus metus, tai pasivėjau, žinai, galvoju, o čia nuo siros turėjau, galvoju, gal nuo siros, nes visi rekomenduoja rapsų, kažkodėl tą sierą reikia daugiau. Kodėl rapsų daugiau, kodėl kviečiam mažiau, negaliu irgi pasakyti šiandieną, nežinau, kodėl tai yra. Nu, kaip sako, Anglijos mokslininkai ištyrė. Kad taip turi būti. Bet va, gavosi, gavosi. Jinai vadinasi turi, siras azoto tikrai turi tą reikšmę turi, tik tais, kaip tą paaiškinti, kaip suprantamai, žinai. Kaip jūs sako, turi būti pora. Viskas. Turi būti pora. Na, čia pagrindimų gal daugiau reikia. Daug yra. Jo, bet... Gydomasis, kai sako, ten, kad azoto paskatina, kaip jis gali azotą paskatinti, įsisavinti yra, kaip jinai galėtų. Kažkaip vėl galvoju per tą dirvožemį, aš kaip dirvožemininkas, toks, kaip sako, tą dirvožemis rūpia, jisai eina per tą žiūri visą laiką, nes ten visi procesai vyksta, žinai, ir tada bandai suprasti, per dirvožemis yra papuolas į dirvą, kaip jinai ten dabar kainti tokia pasidaro, kad tas azotas geruoju augalą papuola. Nu, gal kažkokios reakcijos chemijos vyksta, kažkas paskatina kažką. Nu, tu turėtų būti, kažkas turi būti ten. Ko nepasakysim. Bet jis yra gerai, su azotu tikrai tinka. Irgi sieros keliauja iš visokių pasaulio dabar. Iš viso dabar. Dabar iš esmės viskas iškeliauja iš visur. Kažkada buvom apsistoję, džiaugiamės, kad turim gamyklą amonio sulfatų Lietuvoje, šalia Latvijoje. Ne? Viskas gerai, ten iš lenkiškas važiuodavo, dabar iš Kinijos. Iš kur jo tik neatsiranda. Ne, nu tai viskas, žinai. Kristalinis, ne? Ne. Jeigu kinietiškas, tai tas... Ne, nu čia aš apie... Kažkada buvo tas jo kristalinis. Kaip traša atrodo, aš bandau prisiminti vizualiai. Kristalinis jo, toks cukrus visiškai, žinai. Supratau. Ne, nu tai žinai, tu atsirenki tą patį ir kiną, tu atsirenki, ten tų gamyklų Kinijoje yra daug, begalė, žinai. Tai tu atsirenki, iš kurios tu gali pirkti, iš kurių tu negali pirkti. Plus ten yra tų atitinkamų... Irgi ten tų sulfatų yra pralaktaninis, yra metalurginis, yra maišomas, ten tu irgi visokių tų niuansų, ten daug yra, bet šiaip taip, bet mes turime Lietuvoje gamyklą, turime Latvijoje pašonį gamyklą, tiek, kad ten yra technologija kitokia. Taip. Kinas padaro granulę. Čia kitas pavojus ateina, gerai paminėjai, žinai, ateina pavojus dėl sunkiųjų metalų. Jo. Pas juos, kaip sakai, žaliavos, kokias naudoja žaliavos gamyba, tai ten gali būti sunkiųjų metalų likučių. Va tas irgi reikia atkreipti dėmesį. Mes kaip perkam klausiu visą laiką tų kinietiško ar kažkokio sertifikatą pateikit, kad būtų konkrečiai nustatytas sunkiųjų metalų kiekis. Taip, bet matai, neimportuosi į ES, tu be tų sunkiųjų metalų tyrimų tu tiesiog nebeimportuosi. Yra ribinės normos, kurias nustato, ar tai žiūrint pagal, ar tai Lietuvoje, tai yra Lietuvos įstatymas trešiamųjų, yra Europos, iš esmės yra reglamentas ES. 2019 metų ten yra ribiniai surašytos normos, kurios negali viršyti. Negali tu viršyti, ir jeigu tu padarysi tyrimą ir ten tu rasi ten sunkiųjų metalų kažkokį... Aš toks prie kabų, žinai, toks, kai sakau, vėl per tas mąstymas šiek tiek pasikeitęs yra ten aplamai apie visą tą žemės ūkį, sakykime, ne, aš vėl prikipčiau dabar, sakai, ribinės ribos kažkokios leistų. Man tos ribinės ribos nieko nesako, tai yra sunkiai metalai, jie ten yra. Jie kaupėsi dirvožėmį, jie niekur nedingsta, jie kaupėsi tu vieną kartą, antrą, trečią kartą. Kodėl tada ištirsi aš pačiaisim dirvožėmį, kai kiekiai didesni, gal tada peržengs visas ribinės ribas tau? Trąšuose visą laiką bus tų sunkiųjų metalų, iš esmės jų yra, tai, bet jos tos yra ribos. Jeigu tu ten importuosi iš neaišku ko ir pirksi irgi neaišku iš ko, ten ribos, kai sakai, ribinė. Tai ten gali visko rasti, žinai, bet šiaip tai va, kiek mes esame tų trąšų importavę, tai ten tos yra minimalios tos normos visą laiką. Sunkiųjų metalų, ne maksimalios. Tai čia kalbant apie tos, kur iškastinės kūras kažkas naudojamas arba žaliavos gamyba, sulfato gamyba, arba azoto gamyba, ar ne, tas pats azotas paimamas iš oro, visur jis vienodas. Nebent bus užtertas Kinijoje, ten tarša didesnė, ne, orą paims su tarša, bet visi iš principo azotas eina iš oro, ateina, ne, sujungia su vandeniliu, gaunasi visas trąšų pagrindas, trąšų gamyba visą tą, bet tai visas oras naudojamas, azotinio trąšų gamyba, ne, azotas iš oro, taip sakyti. Kur čia kokybė gali nukentėti, visi vienodą gamina. Ta prasme, sudėtinė kokybė, visi vienoda. Ten nėra nei sunkių metalų kažkokių, greičiausiai nebūtų dar kažko. Tai tie visi prasideda diskusijos iškastinio žaliavų, kur naudoja. Taip, tai yra žaliava, tai yra tas pats gamybinis, tas pats procesas, kaip jie sugeba tą sukontroliuoti, padaryti. Tai iš esmės tai yra žaliava ir gamyba. Du pagrindiniai tokie faktoriai, kurie lėmė tavo tą kokybę. Prekė, žinai, jeigu... Ir va tada žaliavas tampa labai didelė svarbia reikšmė turi trąšų gamybai. Ir tada iš tikrųjų įdomu, iš kur ta žaliava atvažiavo, kaip sakau, jeigu būtų, jūs turite žinoti irgi perka trąšas, kas gamina ir kokias žaliavas naudoja. Tada man kaip naudotojai svarbu, kokias tas žaliavas jie naudoja ten, ar jos, žinai, labai kenksmingos ten man bus ateičiai žiūrint, ar jos ten gan saugios.
Jo, tas yra, bet kaip ir pasikartosiu, mes darom visų savo tų trašų, ką mes importuojam, visą laiką darom tyrimus, nes, reikia ir tas tu privalai daryti, bet ir pasitikrinam, kai kada, ką duoda tiekėjas, dar pasidarom mes tokį pagrindinį. Iš to esu susidūręs, buvo su vienu klientu, kuris netikėjo trašų kokybę, sudedamosiom netgi dalim. Ir jam visai buvo neįdomu, mūsų tie sertifikatai turime, visi kaip į ES įvažiavo tos trašos ir dar sykį Sekargas ėmė mėginius ir dar sykį siuntėm į Vokietiją. Ir vis tiek sakė, kad mes nupirkom tos visas laboratorijas. Okay, tai čia yra atskirų žmonių. Yra juoda ir balta, visko yra, bet šiaip bet tas yra daroma ir tas ES stipriai žiūri tą trašų, ypač tų sunkiųjų metalų, tas normas, kad jos būtų ir jos, jie mažina tos metų. Tai gal tas klientas nuolaidos norėjo 10 eurų? Greičiausiai. 10 nebūtų užtekę. Gal stipriai buvo užėjęs, ne? Kažkas papasakojo mums jau, kad yra kažkokia ta istorija ir viskas, ir tą istoriją tikėjo žmogus. Kokių tų istorijų tik nebuvo? Tai aš tau sakau, aš tau kaip pasakau, per piltos trašos kažkur tai maišai, žinai. Aš žinau, kad tikrai turbūt nebus sunkiųjų metalų organinėse trašos. Vat vėlgi jūs pasiginčiate. Ar tai ar ne? Dirvožėmis sunkių metalų yra jų yra. Taip, jeigu organika ateina, visi augalai augdami, jie savi augalai turi visus šitos metalus, apie ką kalbam. Visą medelę lentelę jie turi. Iš principo, žinai, tai gali būti, tik tais vat kiekiai kokie ten labai minimalūs, nekelia pavojus. Organiniam taršom atrodo, dar mažesnė, priklausoma kokie dirvožėmis, jeigu dirvožėmis užterštas, tai jis augalas irgi ims tą, žinai, tą visą sunkį metalą paimsis į priklausomą sąlygą vėl nuo kitų dalykų. Tada tikimybė didesnė, kad tu ir valgysi maistą su sunkiais metalais. Čia yra tas dalykas susiję. Bet šiaip sąlyginai, kad pavojus būtų dėl to sunkiųjų metalų, jeigu tu ten tvarkingai viską darysit, nėra didelis, nėra. Organinis azotas, kaip jisai šiai dienai rinkoje egzistuoja? Pardavinėti organinį azotą? Organinės trašas pardavinėti. Organinės trašas, MPK. Turim tokių. Granuliuotą turim. Tai populiaru šiandieną? Šiaip yra labai nišinė prekė, tokia dar ganėtinai nišinė prekė. Kodėl? Nes dalis žemdirbių, dalis mūsų klientų tiki tuo ir mato tam tikras naudas, o dalis sako, ne, dar čia... Man biškis smirda. Paprasčiau viskas su mineraliniam trašom. Smirda, jeigu sandėliuoti, jos smirda. Ir nebiški. Geriau pavasarį, nebiški, iš tiesų tai, kiti renkasi tą tikrąją naudą arba renkasi patogumą. Patogumas tikrai neleisit meluoti, turbūt yra mineraliniam trašom paprasčiau, greičiau. Jeigu tą, sakykime, organiką palaida, tai jeigu žiūri perspektyviai ir tvariai žemės ūkį, tai organinės trašos turi būti yra privalumas žemdirbystėje ir būtinybė. 100% to pritariu, žinai, tai organinė traša, kas yra organinė traša, nuo to pradėkime, mėšlo šviežas, tai organinė traša, kabinėjus pritūkim buvo visą laiką, žinai, šviežas galvijų, paimkime taip, kas sudaro mėšlą, tai galvijų skystos dalis ir kietoji dalis, ne? Išskiros. Tai va tas visas iš karto išėjęs iš to gyvulio, jeigu tu tą paimsi daiktą ir patrešį dirvožemį, sakysi, čia organinė traša, tai nėra organinė traša. Tai yra kažkoks mineralinių junginių kratinys, kuris irgi į vandenis nuvažiuos ir išgaruos ir visi kiti dalykai bus. Dar baisiau gal nediko ta mineralinė traša, cheminė mineralinė traša. Bet organika turi būti tas dalykas, organinės medžiagos visą jos turi savį, tiek visus elementus jos turi, bet jinai turi būti tokia formai, kad jinai neišskirtų kažko į orą, kaip sakai, tarša, neįto. Tai reiškia, jin turi būti palaikyta kažkurį tai laiką, mikroorganizmą perdirba ir padaro tuos junginius nelakius, aplamai, nebelieka mineralinių junginių, kaip azoto, sakykime, nuo 3 formų arba jų minimalus kiekiai. Jie visi virsta organinis. O čia prasideda organinis azotas, jis yra užrakintas kažkur, tu pačiam perdėtam produkte, sakykime, ne. Tada jis nėra pavojingas aplinkai. Jis nesiskirs. Ir dabar kokia problema Lietuvoje yra, čia tikrai didelė problema, tas organinis azotas yra nurašytas į paraštes, jo neegzistuoja. Viskas yra panemta mineralinių taršų tręšimo. Būtent mineralinių ir cheminių trąšų. 170-210 kg į hektarą reikia mineralinių. Kur organinis azotas. Jis yra dirvožėmis, jis ten yra, jeigu dirvožėmis sveikas ir jis turi organinės medžiagos, ten organinio azoto yra. Kodėl niekas apie jį nešneka, kodėl mes darom
mineralinį tręšimą ir kur tas organika, sakau, jis egzistuoja ir jis, Giedriu, kai tu sakai, žinai, tie tręšimo normos rekomenduojamos, kai sakau, vienais metais vienas ūkininkas pasitręšė, sako, 100 kg atidavo mineralinio azoto ir pūlė 8 tonas. Aš iš karto skaičiuoju, žinai, 8 tonos. Ir dabar pagal visą taisyklės azoto paima 20 kg, ar ne, tonai grūdų užauginti. Tai jau turėjo būti 160 kg. Taip minimum, kuris turėjo visas būti įsisavintas. Bet jis kūlė 8 tonas. Tai iš kur, kodėl jis kūlė 8? Iš kur jis gavo, ne? Iš kur jis gavo tas 8 tonas? Arba jis galvoja, arba nesakys, negavo jisai tiek. Bet jisai gavo, niekas nepaklausė, po ko jis ėjo, gal jis papulpo po žirnės ėjo, ne, ten, kur azoto organinė yra užfiksuota iki 100 kg netgi būna pagal tyrimus. Su organika gal dar kažkas. Tai jis atsipalaidavo ir iš to organinio azoto, kaip sako, 50% azoto ateina į augalą iš organinės formos ir ateina iš mineralinio, ką mes įduodam. O kodėl mes apie jį pamirštam? Na čia didžiulį problemą, kur gali taupyti krūvą pinigų, neišleisdamas mineralinių trąšom. Bet tu turi turėti sveiką dirvožemį ir tręšti tom organiniam trąšom. Organinis trąšos būdavo toksai laikotarpis, kada žemdirbys arba turi turėti gyvulių bandas, ne, kad turėtų tos organikos, arba pirkti tą mėšlą iš kažkur vežtis. Ir paskleidimų ir apdirbimų klausimai daug sudėtingesni, bet... Vien tik paskleidimas, tu turi techniką papildomą. O dabar turim turbūt, jau nežinau, kiek šitų metų Lietuvoje yra prekiaujamos tos granuliuotas tas mėšlas. Jisai tikrai lengvai apdorojamas visą kitą ir turim lojalių klientų, kurie metai iš metų naudoja, tikrai perka tam tikrą kiekį ir ten netgi čia, mes taip juokiamės, neprigamina gyvuliai. Jo, mes tiek patiekti negalime. Tai netgi į eilę užsirašo, kad sako, man reikės, kaip pavyzdys, ten 100 tonų, o ne šitos trąšos. Man tada reikės ir sako, aš jau lauksiu, kada jūs suvešite. Ir jie lengviau yra paskleisti. O tikrai ne. Inovatyvius ūkius, ūkininkus, kurie masto kažkaip apie ateitį, masto ne apie tą dirvožemį, jie pradėjo mąstyti, irgi supranta, kas tas yra. Ir ne va šitie tada jie eina, ieško alternatyvų, aš irgi norėčiau tą turėti, kaip sakai, granulis, kitas iki, jas lokaliai turi įterpti, jeigu tu kaina būtų labai tokia padorė, žinai, nes tonas didelis, reikia ten neužtenka kilogramais, ten eina tonami. Jeigu tu nori, vėl, kaip sako, visi skaičiuoja, kad tu nori tą pasiekti, įnešti elementų kiekį, kad tu su mineraliniu įneši. Šitas mąstymą reikėtų biškai gal pasikeisti. Žinai, ir tada jinai veikia, ta organika veikia, tikrai gerai sakai, žinai, granulės tos veikia, to jeigu jas prie sėklos padėsi, kur kada augalo labiausiai jų reikia, atsipalaiduosi sistemą. Čia biškai problema. Tai didžiulis, čia problema. Problema, nes nėra su kuo įterpti, ne? Nes jinai yra kompaktuota, jinai tokia, jinai pailga. Kaip medžio granulė, jinai, kaip Giedrius sako, tai jos negaliai prie sėklos tu jas nepadėsi dar. Su paprasta sėmaja nepadėsi, bet čia gal reikia galvoti apie technologinius dalykus. Prieš sėją įsiterpti savo elementariai. Klausim, tos granulės irgi dabar jau ateina tokios kaip padorios granulės, kad tu jas galėtum įtirpti su tą sėmaja lokaliai, ar ne? Su ta pačia, kaip pavyzdžiui, mes fokusą turim. Tai pasikeitęs tą jau su tą, pavyzdžiui, aparatuką, tu gali ten jas jau ištręšti, padėti. Tik norma gal ten nebus tokia didelė, gal nereikia prie sėklos, ten užtektų 100 kg, 200 kg, ką duodi. Bet jau būtų poslinkis didelis į tą pusę, tą vadinamą, žinai, tas žemės ūkio tvarumas, aš kitas net nesuprantu, ką jis reiškia, tvarumo žemės ūkio, žinai, tausojimas kažkoks ten, dirvožemio tausojimas, ten sveiko maisto gamyba kažkokia, bet tas tvarumas toks jau labiau. Bet jūsų nuomonė, ta prasme, barstymas jų padrikai pavasarį, tai kad galima, tai jisai bus daug prasčiau negu rudenį įterpus? Ne, nebus prasčiau. Nebus, tik tu pavasarį vėl, tai suduok ant dirvos paviršius, kaip tu ją terpsi. Geriau, kai dirba papuolai, dirba mikronizmai iš karto pradeda veiklą, skaidyti ir atpalaiduoti, mineralizuoja. Taip sakyti, visa organika turi būti mineralizuojama. Iki elementų prieinamų augalam. Ne, tai vadovai, jeigu tu paviršius išbarstysi, sąlygos kažkaip nepalankius, tai ir sudėsis to paviršiui. Labai minimaliai tu efektą gausi. Tu turi terpti dirvą geriau. Ten yra mikroorganizmai, ten yra drėgmė, ten viskas efektas veikia. Greičiau. Tai va tas greitumas ir taupimas to vietoj, tai labai smarkiai, kaip sakau, turi didelę reikšmę. Lygina su mineralinė. Bet kadangi, kai sako, tai ateina rinka tokia yra, kad mineralinis dabar vis tiek yra čiut nepigiau geriau, ūkininkui patogiau, va čia ir prasideda tie dalykai, kad geriau mineralinis negu organika. Bet ateitį žiūrint į dirvožemio, sakykime, tą gerinimo atkūrimą, tai čia vienareikšmiškai. Mineralinių turi mažėti, organinį didėti. Vienareikšmiškai. Tai aš išlink šito turime tik tais, kad prigamintų jų pakankamai. Čia yra problema. Dabar negalim patekti tiek, kiek yra noro. Ir dabar yra sudėtinga. Trūkumas yra. Ne, gerų prekių visada būna deficitas, ne? Mes ir palaikom. Jūs kryptį žinot, tada tu žinot kryptį ir turi ten eiti, pasiūlyti, kažką pasiūlyti ūkininkui. Latvijai jie tą skystą naudoja, negranuliuotą, ten degastatą jie skystą naudoja Latvijos rinkui.
Pas mūsų ūkiai naudoja irgi patenkinti, taupo mineralinės trąšas, jie skaičiuoja, žiūri, kiek jis sąna. Visi skaičiuoja, žinok, iš tikrųjų, tas mąstymas apie tą organiką, kai sukotas iš mėšlo, taip sakykim, tas tarybinės laikais. Tikrai jie tų trąšų turėjo ir mineralinių, jie pildavo į tą dirvožemį, net neskaičiaudavo, ko gero, pamenu, kad tikrai neskaičiuodavo smarkiai, nes tai buvo pigu ir reikėjo mėšlas, tai buvo ir dabar tas išlikę, kad mėšlas, reikia juo, kad kas ko žinai, turi mėšlo kažkokią papildomą žaliavą, papildomą atlieka visą laiką būdą, ne, iš kažkokio kelių, kur tau reikia juo kažkaip atsikratyti. Tai ir atsikratai, tu juo atsikratai, tu įtreši laukuose bet kada, bet kokiam normam, sakykime, net nežiūrėdamas to efekto, ką tu gali iš jo gauti. Pačiai yra problema. Ir dabar pakeičiasi. Kur šalia fermų, kur šalia rezervuarų, tai tie laukai gauna visada, o kur tik to ūkio laukai toliau yra šiek tiek skriaudžiami iš to klausimo, tikrai nedavežama. Sudėtinga yra visas procesas, sudėtingas. Žinau ūkių, kurie taip darydavo, veždavo aplink fermą, kadangi transportavimas, kai sako, brangus bus, bet dabar jie pamatė tą naudą, jie jau pradėjo vežti į visus laukus, yra tikrai visus laukus veža. Tai trešia toliau nuo ūkio laukus ir rezultatai pasikeičia, žinokit, iš tikrųjų, kviečiam nerealu, kai buvo. Žiūrėkit, kalbam apie tas visas organinės trąšas, dar yra visokios tos iš degestatai, nedegestatai, išplautos iš tų elektrinių. Skystos tos vadinamos. Skystos, bet birios tos, kaip pavadinti, iš tų, tarkim, perdirbtos jau. Degestatas yra. Degestatas, jo, degestatas yra. Degestatas yra, o po to tu jį gali sukompaktuoji, gauni tą granulę. Jo, bet... Arba tu skystą tai naudoji. Arba padrikai barstai. Tai, ta prasme, viskas gerai, čia irgi, Tyrimo kažkokių didelių nėra tokių atlikta, žinai, degestatas, daug kas apie dumblą tą buvo... Aš apie tą dumblą labiau gal ne. Apie mėsų dumblą, ten dėl to, kad sunkių metalų atsiranda, kadangi ateina tie sunkiai metalai iš tų pačių maisto, visų atliekų, kas neteina, tai va tas visiems ir taip tyrimai padaryti buvo, tikrai sunkių metalų ateina daugiau negu kažkur kitose organinės trąšose. Tai dabar dumblas šiaip iš tikrųjų nėra leistas, pagal įstatymus visus teisės aktus Lietuvoje nėra leistas tręšti ant šitų, sakykime, kviečių, rapsų, tokių kultūrinių augalų. Tu gali juos ten, kiek žinau, žilyčių ten kažkokių medžių, kurie biokūrų gaminiai, šituos yra leista naudoti. Aš nežinau, jeigu ūkininkai naudojant laukų pila jį, bet šitoks biškai, ko gero, ir bus, ko gero, jau toks nesusipratimas kažkoks. Šiaip nematyt, kad čia labai dažnai būtų naudojami tokie dalykai, bet būna. Bet čia tik dėl sunkių metalų, kadangi jie bijo tų sunkių metalų, kad papulsi maistą ateis. Čia šitaip, ne? Ja. Sunkiai metalai dabar visur, labai. Bet jeigu jų ten randa, kaip sako, tas pas digestato, ko gero nelabai lygus pagal sudėti, tiek tas dumblas nėra lygus. Gal vienas saugesnis, kitas ne, bet iš principo tai ta pati medžiaga, ta pats principas gaunamas, kaip jis gaunam. Taip čia tokių daug niuansų yra. Ta organika gerai, iš tikrųjų gerai jinai yra. Ir čia tas santykis, kaip pasikeičia, organika saugu, ne taip aplinką teršiam. Ir galiausiai gamyba organinės medžiagos, tas pats takvinės kultūros, tai ta pati organinė medžiaga, jeigu tu ją sauginsi tvarkingai. Bet vėlgi. Gamybos išlaidos nedidelės ir tu neterši aplinkos pagaminti. Dabar mineralinių trąšų gamybą nekalbam, kiek išleidžiam energijos pagamintai trąšai. Čia dar didesnė problema. Ne kad ta trąša pagaminta duoda, kokią ten žalą padaro iš jos, bet jos gamybai, kokios sąnaudos ir kiek energijos sunaudojam. Taip, bet vėlgi grįžtame tą patį, žinai, į kainos santykį organikos ir mineralinių trąšų. Bet žiūrite taršą, jeigu tikrai tas klimatas keičiasi, tai kai tą patys matote, nevyksta jinai. Čia visi mėgsta labai antrašės skambės kovoti su klimato kaita, visi kovoja, visi su kažkuo kovoja. Tai reikia prieš kažką pasirodyti. Kovoji, tu prisitaikyk, arba tu keisk savo požiūrį ir kažką bandykit pakeisti, bet ne kovo, kaip tu kovosi, su kuo tu kovosi. Kad ir tos trąšų žinokit, gamyklos irgi jos mažina tą CO2 naudojimą, nes jas irgi spaudžia ir ypač dabargi tas ir tie visi cebamai atsiranda importuojamom prekiam, ten irgi kas liečia CO2, tai ir Europos gamintojus visus spaudžia, tai visi ieško tų procesus, kaip sutvarkyti tam, kad kuo mažiau tą CO2 irgi tos gamyklos. Teisingai, toje konferencijoje, kur buvo, kiek aš skaičiuoju internete, tą visą, kas daug mažai ką diskutavo, ten buvo apie CO2 mažinimą labai plačiai gamintojai. Tai ten tas yra tas cebamas, tas nauja Europos Sąjungos statymas, reglamentas, kuris numato, kad iš trečiųjų šalių importuojamam prekiam tu turėsi pateikti, kiek gamykla, kiek tonai trąšų jie buvo sunaudojama CO2. Ir už tai tu turėsi importo metu susimokėti. Tai tie visi ir trečiųjų šalių gamintojai yra suinteresuoti sumažinti, kad prekiai neišbrangtų nereikalingai jau. Taip, nes tu importuodam, bet vėlgi, tai yra Europos Sąjunga.
tai daro Europos Sąjunga, tai nėra pasauliniu mastu tas daroma. Tai kiek tam gamintojai trečiųjų šalių bus įdomi mūsų rinka jau? Taip, čia vėlgi bus klausimas. Kai šalies turės Indija, Kinija, Brazilija, Amerika, Kanada, tai čia tai Europa, kai klausiu važiuodamas radiją, Amerika yra technologijų, ten šalis, Kinija irgi technologijų šalis, nenukūrė technologijos. Europos Sąjunga yra biurokratijos šalis, kuria nuostatus ir taisyklės, kaip pažaboti technologijas. Ne? Tai mes turime, aš gink Dieve nesakau, kad Europos Sąjunga yra blogai, bet Europos Sąjungos tas biurokratinis principas viską reglamentuoti arba daug ką reglamentuoti, įsigriežtinti savai kažkokius rėmus, matosi, kad kartais savo į koją šaudome. Šitoje vietoje, kai aplinkui visas pasaulis, jis kažkaip kitaip žiūri. Aš nesakau, kad kažkur yra gerai ar blogas požiūris, bet kai tu esi vienas tarp visų, kitoks, tai vis dažniausiai tu ir lieki kitoks tarp visų vienas. Čia bus tas momentas, nes 26 metais jis įsigalios. Tai čia lygiai ta Europos Sąjungos įtaka, neprisimenu prieš kiek metų, buvo istorija, kai Airijoje buvo nubausta Google, man atrodo, su milijardinė bauda, ten 15 milijardų bauda, ar kelių šimtų. Ir Airijos vyriausybė sako, Europos Sąjunga sako, hebra, nebauskit jų, nereikia mums tų pinigų, ką jūs čia tą baudą, nes turėjo papulti Airijos biudžetą. Mums sako ir taip gerai, kaip jie mums moka mokesčius, mums nereikia daugiau. Nes jie susikūrė savo taisyklės, jie dirba, jie patenkinti, mokesčiai plaukia žvėriškai didžiuliai, jie yra viena turtingiausių Europos Sąjungos valstybių ir jiems viskas tinka. Europos Sąjunga tie sako, hebra, žiūrėkit, čia yra blogai, jūs pažeidėt kažkokius reglamentus ir dabar susimokėkite. Ne? Tai va čia tos taisyklės kartais ir kiša mums patiems pagalius ir tas žaliasis kursas, jis nėra toks turbūt patogus visiems. Ne? Aš sutinku, kad reikia mažinti, reikia efektyvinti, reikia skaičiuoti, reikia žiūrėti. Ir einant prie temos skaičiuoti ir skaičiai, ką ir užsiminėte, kad klientai skaičiuoja. Kaip detaliai ir kiek daug klientai skaičiuoja, nes aš dar šiai dienai turbūt girdžiu tos pačius argumentus, kad trąšos brangios, grūdai pigus. Tai visada tai buvo. Jo, bet kai ateini prie lentelės, skaičių lentelės, aš tikrai jau ten nesu toks detalus skaičiuotojas, kaip turbūt ūkių savininkai turėtų būti, arba kai kurie yra ūkių savininkai detaliai skaičiuojantis. Tu matai, kad tie skaičiai prie tam tikrų daugiamečių vidurkių, jie yra sąlyginai normos ribose. Tas santykis tarp azotinės trąšos ir kviečių antros klasės, tos siekimybės. Jeigu yra spredas į viršų, kaip sako, duosit 50 eurų, tai aš tikrai jau dėsiu pastangas visas, kad būtų ekstriniai kviečiai, kas nuo manęs priklauso, po to, kas lieka nuo Dievo. Ne? Tai kaip skaičiuoja klientai? Kaip pas juos su matematika, kaip pas jūs ūkė su matematika? Čia Giedriui klientai. Klausimas, kaip pas jūs ūkė su matematika? Jo, aš kaip klientas, sakykime, iš savo ūkių, ką mes darom, tikrai skaičiuojam, ryškiai skaičiuojam, bet mes skaičiuojam, vien man neužtenka trąšų kainą, turėti grūdų kainą, aš turiu visas išlaidas, sakykime, aš skaičiuoju savikainą. Man aktualu yra 1 tonos savikaina, kiek pagaminti. Tai aš norėjau paklausti, tonos savikaina skaičiuojam? Tonos savikaina, mes skaičiuojam tonos savikaina, sakykime, nes aš žinau toną pardavinėję, žinau, kokią kainą parduodu. Tai aš dabar žinau, kad parduosiu kviečius už 220, žiūriu, mano savikaina dėliojusiu, planuoju savo tą savikaina, žinau, kokią chemiją naudosiu, tai kainos, sakykime, koreguosis, trąšas jau irgi jau turėčiau nusipirkęs, nes, sakykime, daugiau kas įtakoja mano administracinės visas išlaidas, kurios jau yra fiksuotos, mažai kinta, sakykime, aš jas irgi vertinu. Tai va, susidėlioju, viską pasižiūrėjau, žiūriu, kad man tą toną pagaminti yra 250 eurų. Barulytė 220 žodį parduoti, o aš turiu 250 tonai gaminti. Kažką reikia daryti, vėl žiūriu į tą savo, sakykime, skaičiavimą, kur aš galiu taupyti. Grūdų kainos užfiksuotas, jeigu turiu užfiksavęs grūdų kainą, aš jos pakeisti nebegaliu, žinau, kad aš tokią kainą parduosiu, tokias pajamas gauti, tik ko aš dar negaliu sukontroliuoti, tai derliaus. Aš jas skaičiuoju pavasarį, prieš įdėjimus visus dar darydamas ir eigoje gali tą sekti ir daryti, ar tu gali mažinti dar kažkokiam etapą tai savo išlaidas, nes jau tada tikrai turėsi kainą fiksuotą ir tu tik derlių neturėsi, bet su išlaidom iš principo tai tiesioginis ryšys, sakykime, didesnis išlaidos, didesnis derlius, ne visada būna, nes gamta pakeičia tą. Gamta pareguliuoja, sakykime, ne? Bet aš vis tiek negaliu neįdėdamas tikėtis, kad gausiu daugiau. Čia yra tada principas su daugiau mažiau, bet čia, sakau, toks gilus pasakymas, kur ten reikia suprasti, ką jis reiškia, kaip tu tą gali padaryti.
Bet iš principo skaičiuojam, reikia pirmiausia turėti savikainą. Reikia žinoti, kai mes kalbam kažką, ūkininkai tarpusai diskutuojam, turim tą pačią savikainą kalbėti, apie tą pačią savikainą. Bet tai tos pačius skaičiavimo principus. Savikainos. Kas įeina į tą savikainą, sakykime, kas į ją įeina. Ūkininkai niekada neskaičiuos atlyginimo savo į tą savikainą. Mes skaičiuojam atlyginimus, kiek mes išleidžiam darbo sąnaudos, kad įkeliam. Jie niekada to nedaro. Ūkininkas galbūt jisai neturėtų logiko, kodėl jis neskaičiuoja, jisai skaičiuoja gal savo tą pelno dalį kaip atlyginimą, ne? Nu, jeigu aš ant tonos uždirbsiu 30 eurų ar ten 130 eurų, tai čia bus man ir tas bus mano atlyginimas už metus. Čia reikėtų gilinti, žiūrėti, kaip jie skaičiuoja, nežinau, tikrai ne visi tą daro, tikrai ne visi, 100% tikrai visi ne daro. Visi. Vienas kitas, kuris įskaičiuoja, jau žinot, mažai jis planuoja, va tada riziką valdo, ne? Čia riziko valdymas yra. Ar man tiks uždirbti va tas 20 eurų, ar aš rizikuosiu turėti 50 ar minus 50. Tai čia kaip tu pasielgsi čia nuo asmenybės priklausys, ar ne? Sakau, jeigu tu bankė sąskaitoji, turi pinigų ir gali tą riziką valdyti, rizikuok. Bet jeigu tu neturi pinigų ir darai tada Bet jeigu skaičiuok. šiandieną klientas nusiperka azotinių trąšų ar ten MPK trąšų, jau šiandieną yra gruodžio 5-6 diena, pasėliai pasėti žemynį. Trąšos atiduotos į žeminius pasėlius, chemija atiduota rudeniniai žeminius pasėlius. Tie pasėliai jau kaip ir atėjo į žiemos periodą, taip rizika yra iššalimo, neiššalimo, iššutimo ir panašus, žiemos faktoriaus rizika yra. Bet tu savikaina į tą hektarą, į tą planinę toną, tu jau užfiksavai dalinę savikainą. Dalinę. Ne kitą gamybą, mes vardame, ne kitą gamybą, mes ją skaičiuojame. Jo. Jis yra dalinė. Ten sudarys kiek? 20-30% turbūt. Gali būti. Kažkas to. Aš taip spėju. Gal daugiau, nes visos fosforo kalio trąšos, jeigu tas naudoja, jos jau rudenį atiduodė, nesakykime. Bet tu kažkokią dalį tu turi savikainą. Ir dabar yra periodas, kai yra laiko tarpas, tas vadinamas gapas, kur nuo sėjos pabaigos iki pavasario pradžios, kur yra tamsios dienos ir tamsios naktis. Ir tu nežinai, kas tavęs laukia rytoj. Ir tas sprendimas, jis yra morališkai sudėtingas, turbūt ir psichologiškai, ne? Bet ar yra logiška tuo periodu nepadaryti iš ankstinės grūdų sutarties ir neapsidrausti padarytos investicijos, tos dalinės investicijos į pasėlį? Jeigu taip skaičiuokime matematiškai, nekalbėkime emociškai. Rizika didesnė visą laiką. Jeigu tu dabar sakysi azotinės trąšas, kad ir šiandien dienos kainom, ir tu neturėsi grūdų pardavimų, man rizika didesnė yra. Aš visą laiką tas azotinės trąšas bent šiaip stengdomės ūkį daryti, kad jeigu fiksuojam azotinės trąšas, perkam, mes automatiškai parduodam grūdus jau 25 metų derlių. Pasiūlo, randa patį geriausią sprendimą ir tada žiūrim, kaip tu sakei, jūsų tas santykis, ne, ten 1 su 2 buvo, dabar jis ant tiek geras buvo, pagerėjo į geresnę pusę, ne, su ta 2 tonos trąšų, salėta, sakykime, 1 toną kviečių. Man jis gali su juos skaičiuoti, iš tikrųjų taupydamas kažkur gal ir būsi pelningas, priklausomai kokį derlio pulsį, žinai. Bet jau toks rizikingesnis. Dabar buvo tas santykis sumažėjęs, jis 1,4 gal buvo, ne? Tai labai geras santykis. Labai geras santykis. Buvo šiemet, kai aš pradėjau skaičiuoti nuo birželio turbūt pradžios, kada mes pradėjom tiek trąšas azotinės pardavinėti ateinantį derlių ir grūdus pirkti jau būsimo derliaus, dar net neprasidėjus javapjūtį, anksčiausiai turbūt. Tai per tą visą laikotarpį buvo santykis apie 1,2, 1,3 geriausias. Dabar to viso periodo vidurkis yra apie 1,48. Šiai dienai santykis yra apie 1,54, 1,55. Tai čia su santykiu jūs tada patikslinkite, aš suklydau turbūt sakydamas, kaip jis pasiskaičiuoja? Aš skaičiuoju azoto kainą versus kviečių kainą ir tai vadinasi, kiek kviečių tonų reikia padengti azoto tonai. Tai šiandieną reikia grubiai pusantros tonos kviečių kainos antros klasės padengti 1 tonai azoto. Bet čia grinai kainos, neįvertinus jokių ten papildomų kaštų, nieko, absoliučiai. Jisai toks yra pusėtinas tas koeficientas, bet ką aš noriu pasakyti, kad prieš ne praeitą žiemą, užpraeitą žiemą. Praeitą žiemą ir šį žiemą, ar tas ruduo, jisai yra labai panašus į šių metų situaciją, nes praeitais metais tame pačiame periode santykis jis irgi buvo apie 1,5, 1,7. Nesiskiria niekuo, absoliučiai. Bet grįžtant dar 2 metus atgal, kas buvo, auksinė taisyklė ir auksinis pavyzdys turbūt visiems klientam, kai pirko azotą po 900, po 1000 eurų, kviečiai kainavo 3,30, kaina buvo bloga
ir pardavinėjo po 220, po 200 eurų. Ne? Tai jau tada santykis buvo negeras, ten 2,7 buvo, pagalutiniam rezultatė gavosi virš 3. Tai aš šitą pavyzdį aš vis primenu kolegom, tiek agronomam, tiek klientam, kad, žiūrėkit, taip buvo nepatogu, tai buvo neskanu, bet laukimas ir ėjimas į tą tokią riziką, jisai atsisuko į pačius ūkius ir tas neskaičiavimas arba nenorėjimas skaičiuoti, jisai brangiai kainavo. Šiemet ir praeitais metais to nėra. Dabar dėl kainų skirtumų. Kainų skirtumas šiandieną, tarkim, tas vadinamas ekstrinis, 14-kinis baltymo kvietis, aukščiausios kokybės, lyginant su antros klasės kviečiais, skirtumas yra apie 20 eurų, grubiai. 20-25 eurai čia priklausomai nuo turbūt pristatymo vietų, sąlygų ir panašiai. Tai ar 20 eurų kainų skirtumas tarp 12,5 ar tos antros klasės 11,5 baltymo kviečio ir 14 baltymo kviečio 20 eurų, tai yra daug ar tai yra mažai? Kada klientai imponuoja vis dėlto pagauti tą geresnio kviečio kainodarą ir painvestuoti, nes jau 2 metai iš eilės mes akivaizdžiai matome pagal superkamų grūdų kokybę, kad klientai taupė ir galbūt dar taupo investuodami į pasėlius, nes baltymo kiekis, vidutiniškai kiekis baltymo kviečiuose mažėja. Ir jisai yra vienas mažiausių istoriškai šiame sezone, taip imant vidurkį, absoliučiai vidutinė palatos temperatūra. Ir tas tikrai žiauriai mus neramina kaip iš grūdų pusės žiūrint, nes mūsų rinka yra 12,5, 14 baltymas, kur mes esame užsirekomendavę, žinom, kur važiuosim ir taip toliau. Ir mes ateiname į tą rinką, kur jos nežinom, kur sudėtingiau. Ir jūs kaip augintojai prarandate spredą kainos 2 versus 3 klasė šiai dienai 15 eurų. Apie einamą derlių, ne. Jeigu dar į pašarinius nužygiuojate, tai ten daug dėja 30 eurų dar skirtumas. Tai kas yra geriau? Ar pataupyti, rizikuoti, kad paeis kortą, o jinai nepaeina, ar geriau investuoti ir tikėtis, kad bus geriau? Čia paprasčiau paklausti, koks kainos skirtumas tarp antros ir ekstra klasės priverčia žemdirbį investuoti jau į trąšas? Jo. Ar yra čia toksai skirtumas? Yra, žinok, kai būdavo 6 eurai skirtumas, tai ten niekas nesiskaičiuodavo, iš tikrųjų 6 eurai, sakykime, nebūdavo. Tai tas tokia iš viso, dabar 20 eurų kalba, žinai, vėlgi, aš nežinau, kiek pirksiu tą karbamidą, vis tiek karbamidės, kai sakiau, bus žinai azotas ant vėlesniai fazėje, kad jisai atiduoti, kad tą kokybę pasiekti, ne? Gali būti, kad skaičiuosis, tikrai 20 eurų skaičiuosis, ko gero būtų variantas, kad galėjau tą stengtis ekstra auginti, bet tą ekstra klasę norime ne tik baltymai, ten daug kitų parametrų. Žinai, tu patriešiau ir kažko neturiu, dėl to galėtų sužlyjo, man kritimai nukrito. Aš prarandu viską, ne, bet esmė, kad rizikuoti, jau sakykime, jau bandyti daryti reikia. Bet čia tas yra faktorius, dangaus faktorius, kurio nevaldome, jisai turėtų kaip ir išeiti žaidimo ir jį turbūt nežiūrėti, nes mes jo nevaldome. Jūs Linas Agro nedalyvavo agroforume, ten buvo kiti, sakykime, traderiai visi, kas perka, parduoda grūdus, visi tą patį kalbą, kad tu dabar pasakė, kokybė krenta. Azoto mažiau ūkininkai naudoja, žinai, ten dėl to mes negalim parduoti, negalėsim ten kažkokius vėl dalykus. Aš pats nebuvau, tai mes nesusitarė, žinokit. Ne, tu tą patį visi mato, žinai, tikrai mes matom. Aš irgi nepatenkintas 3 klasę kult, kai ten nuostoliai šiemet buvo apie 500 000 eurų vien dėl to, kad 3 klasę kult net antros 500 000, tai man didžiuliai pinigai. Žinai, bet idėjom, stengiamės antrą auginti, idėjom azoto 180, bet mes negavom. Tai kur problema, kodėl mes negavom? Aš vėl pradėjau galvoti, žiūrėjau, kodėl mes negavom. Pradėjau nagrinėti veislės. Veislės, svarbiausias dalykas veislės. Vat ko jūs pamirštat visi pasakyti? Veislė kviečių. Suraskite tokią veislę kviečių, maistinių kviečių E klasę. Galit pasakyti dabar, E klasė kviečių veislė. Linas Agros sąraše turit kokią E klasę? Man atrodo, yra. Yra ne kažkokia, gal yra, bet tą reikėtų akcentuoti, kad E klasė kviečiai ir prie mažesnio tręšimo kokybę tau atneš. Bet tada neturėsite derlių. Bet aš turėsiu kokybę. Bet iš selekcinės pusės žiūrint, jau kiek teko susidurti su veislėmis, tai iš selekcinės pusės žiūrint, jeigu yra veislė orientuota į aukštesnę kokybę, aukštesnį baltymą, glitimą, kritimą ir panašiai, natūralu jos ir derlingumo potencialas nėra toksai, kad ten bomberio kropas bus ir 12 tonų iš hektarų. Ne, bus ten daug dievė 8 tonas. Labai gerai kalbėjau, aš ateisiu pas tai darėtis, dabar sakykime, jūs aš tau auginsiu 14-kinį, auginsiu to ekstra veislę, tada man kainą pasiūlė, kad aš prašysiu kainą, už tą kokybę prašysiu kainos. Dabar ką tu vėl sakai, ten augina tos pašarinius B klasės kviečius, ne,
A klasė turi ten, B klasė netgi yra. Ir dabar, kad tą B klasę patemti kitų rodiklių, ką norim gauti 14, tu turi trašom, tu turi juodai varyti trašas ir laiku jas pataikyti. Maudyti, ką kalbėjom, tu turi labai daug trašų dėti, nes kuo tu daugiau trašų įdėsi, tau išlaidos dėja, nes tau reiks reguliuoti kviečius, jie guls tau. Susiję, viskas labai taip gražiai ir tu rizikuoja galinė variantė vis tiek prarasti kokybę, ne, kadangi jis yra klasė, ne ta. Taip. Tai tu įsivaizduojat, tu siūlo auginti ūkininkui tą prastesnę kokybę, kad derlių didesnį, bet tu sakai, negali tų kviečių parduoti. Ar man dabar juos turėti? Jie nesiūlo pirkti veislės kažkokios netitinkančios lūkesčių tėvus. Tai šitas ir yra dalykas, kad reikia visą iki galo pasakyti, trašus turi reikšmę, dabar ypatingai tos oro sąlygos pasikeitė, ne? Tas azotas įsivanumas, ką mes atidėm, jis nebuvo išnaudojamas, o kol jo nepaėmė. Mes jį atidėm, bet jo nepaėmė dėl to, kad klimatas keičiasi. Ne, dabar vienintelis variantas bus arba veislės turės kažkas atrasti, visi susitarė, jūs ten 2-3 veislės, kurias ūkininkai galėtume auginti. Ada. Ada, dabar Arono ieškoja, atsimena tokia gera veislė, visą laiką maistinė, kad šį būdavo, visi patenkinti pirkdoje. Nuėjo, rinkos nebėra, kažkas keitė ir bet nebėra. Bet gal kokybės gal turėjo parametrus gerus, bet gal kiti dalykai. Derlingumas nebuvo, ten nebuvo 7 tonos. Išgulimas, lygom atsparumas, visą kitą. Daug įdomų, čia turbūt Sigitą Augą įsileistume arba Robertą pas mus, tai turėtų argumentų. Atskira tema būtų, ir ilga. Vėlgi tą suprasti reikia, ar dabar derlius man reikia 8 tonų, ar man reikia 9 tonų, girdės, kad aš galiu 9 tonas pasakyti kažkam, ar man to reikia? Niekas nepaklausė, kiek aš įdėjau užaugintas 9 tonas. Niekas nežino savo savikainos, kiek įdėjo, kad užauginti 9 tonas. Gal man liks ten 10 eurų, gal 15 eurų liks, o aš auginsiu 7 tonas ir gausiu ar 6 tonas. Stabilę veislę, kur kokybė garantuota, ar ne, aš išgausiu 300 eurų iš hektaro. Pavyzdys. Kas geriau, reikia skaičiuoti, išmoksim skaičiuoti, tada jau pradėsim dėlioti tos kitus dalykus, apie ką ir kalbam. Nepasikeis, vien ūkininkai nepakeis, čia turim bendrai visi, tiek ūkininkai, tiek jūs kartu susėdę, visi žinai atrastą sprendimą. Kaip ką auginti, kad jums būtų gerai ir mums būtų gerai. Žinai, bet kad čia varysit, sakysite, ūkininkai azoto nenaudoja, treškit azoto. Nė velnio nepasieksim. Nebus. Be abejo, azotas ne vienintelis faktorius, kuris įtakoja derlių. Ne, tai viską, daug įtakoja. Ne derlių, o derliaus kokybė. Daug faktorių, bet mes nuo to nepabėgsim, žinai, bet tu vienur pataupęs, kitur pataupęs, dar kažkur kažko neįdėjai, žinai, tada tu visas tas jau krepšelis tau įtakoja, žinai, bet jeigu tu viską darysi, stengsies, tai... Vilniui, mano klausimą taip ir neatsakyti. Koks kainų skirtumas tarp antros ir ekstra klasės priverstų? 20 eurų jau gerai yra. Jau yra gerai, ne? 6 eurai būdavo per mažai, 20 eurų tai tikrai gerai. 50 dar būtų geriau, jeigu tai buvo dabar. Savaime, žinai. Bet gerai, bet tu prie tų 20 tada eurų, tada, o koks tada yra derlingumas, ta prasme, kiek reikia? 6, 7, 8, 10 ar 12? Dabar praktiškai mes irgi planuodami savo išlaidas, visą laiką planuojam antrą klasę auginti, ne mažiau antros klasės. Dėliojam azotą, net trąšas dėliojam. Visą kitą dėliojam ant antros klasės. Jeigu mums pavyktų ten kažką, tai gausim pirmą, labai džiaugsimės, ekstra dar geriau. Bet jeigu atsirasų tas skyrius spredas, kaip sakai, 20 eurų didesnis, aš tada tikrai pradėčiau galvoti, kad gal tada man pirmą tikslas, ne antra tikslas, bet pirmą. Tada aš rinkčiau nuo pat pradžių veislės, kai jau atsirinkčiau, kurios gali tą dalyką padaryti. Trešimą pasireguliuočiau kažkiek, kad neišguldyti pasėlio, ne, va tada ateina, tada vėl tie skaičiavimai jau rimtesni tokie, kad jum gerai bus ir man gerai, aš parduosiu, likvidumą turėsiu. Bet aš galiu rizikuoti irgi tas ekstra klasės pirmą netgi neturėti. Taip. Kas nuo manęs nepriklauso. Žinai, aš galiu viską įdėti, ateis kulimas ir aš jos nebeturiu. O aš tiek stengiausi, ne, nieko neturiu. Nu, taip, savaitę palieku. Ta rizika lieka. Bet tikimybė, jeigu tu to nedarysi, tų žingsnių veislės neturėsi tręšimo, tu iš vis neturėsi nieko. Jeigu bus lietus, tu pašarinę klasę grinai sėsi, bet tu neturėsi galimybės aukščiau palipti su kažkuo tai. Tai va šitas sprendimas toks, žinai, spredas 20 eurų tinka. Tinka, ne? Tinka 20 eurų. Tinka 30. Daugiau nekelk. Žinoma, iki 20. Esam pataikę, dabar pataikėme. Gerai, bet dabar, kai būna, žinai, diskusija irgi vyko ten, kai sako, dabar ūkininkai nesudarė kviečių sutarčių. Tokie geri spredai, sako, ar jūs pasiūlysite dabar spredas? Šiandien dieną, sako, 50 eurų spredas yra tarp antros ir ekstra klasės. Tai sako, jūs 25 metų man pasiūlykite tą spredą, aš mielo noriu jums sutartį pasidrausiu jumis. Galite tą padaryti? Jūs sako, ne. Ne, matot, vėlgi, norais, bet rinka yra tokia, kokia jinai yra. Ne mes užsakinėjome muziką. Mes tik tais dalyvavom tame koncerte. Kaip ir jūs. Kaip tai skirtumas? 6 eurai tada jūs, žinot, tos kokybės nesidėgė. Šiaip einant, jeigu ten šiek tiek į kainodaros detalės, tai tų kainų skirtumas spredas tarp antros ir ekstrinės klasės jau turbūt 3 metai, jeigu aš gerai prisimenu, ar 4 metai, jisai yra daugiau negu 3 eurai, ar net ne 6 eurai. Na, jis yra daugiau negu 10, 15, 20. Būna momentų, kad tas kainų skirtumas būna ir 40 eurų, tas buvo ir šiemet.
Apie einamą į derlių šnekant, tai to skirtumo ekstriniuose ir antrokose jo yra daugiau jau pastaruosius. Nes, tos paklausos turbūt yra išlikę daugiau toje rinkoje, tiek tarptautinėje, tiek lokalioje, nes jau kas matosi eilę metų iš eilės, kaip ką ir prieš tai minėjau, lietuviškų kviečių kokybė prastėja, ne? Ir vietiniai gamintojai, malūnai, tie patys Kauno grūdų malūnai, jie turi gaminti produktą. O kas pagamintų produktą, jiem reikia geros kokybės kviečių. Tai netgi lokalus Lietuvos vartotojai, gamintojai, jie yra suinteresuoti tiesioginė ta žodžio prasme, netgi mokėti už tą geros kokybės kvietį tikrai geresnės kainas ir tas kainų skirtumas jis yra, ženkliai. Taip, bet žinai, kur problemos yra, tai aš iš gamintojo kaip pusės, mes pasidarom tas riziką valdomą, pasidarom sutartį su spredo 20 eurų. Kaip sakai, nuo antros klasės į to, neblogas variantas, ateina kulimas, už kurio ekstra klasė, žinai, 20 gerai, man tinka, bet tu pasiūlai rinką tada 50 spredą, nesakykime, kaip dabar, kad įvyko. Aš jau nebeturiu galimybę, jeigu aš tos grūdus jau pardavęs arba kažkur, žinai, jau sutartį kontraktavęs, aš nebeturiu galimybės 50 eurų. O bet jeigu ateitų tas momentas, kad bus 0 eurų spredas, tai tada tada net darytų iš viso, ko gero, žinai, vėl riskuotum darytum. Tadagi neteis jūsas nesakys, atiduok man tas 20 eurų atgal. Dar viena problema, nepamirškit, tu sakai, tikėsiu, tu ekstra turi visą Lietuvą auginti ekstrinį, visada jums bus geriau parduosit, bet yra dabar ūkiai, kurie ekstra užsiaugino šiemet. Aš galvoju, kad gal pernykščių metų derlius buvo čia, žinai, gal nešimetinis, bet gal užsiaugino. Bet žiūrint procentaliai per visą superkamų grūdų kiekį ir per visą derlių, nesiskiria ten, žinot, kad viena kompanija Lietuvoje perka ekstrinių 50%, o tais pačiais metais mūsų kompanija 5%, ar atvirkščiai. Pas visus yra tas pats, ne? Tai tas procentalus kiekis to aukštesnio baltymo kviečių pirmos ir ekstra kokybės, jisai jau 3 ar 4 metai matosi kaip mažėja kokybė, ne? Čia tokius vadovai vėl pasiūlymės, galvo, žinai, tas ekstra klasė jūs galite iš sutarčių išimti, kai jų ten nebūtų. Atsiras metai, kai, sakai, trūksta ekstra, tada jūs atskirai pardavinėjate ekstrinius grūdus. Iš tos pačios sutarties aš turiu fiksavo antrą klasę, tu sakysi, aš turiu ekstrinius, gerai, pasidarom ekstra į sutartį, aš tau siūlau tokią kainą pridedu. Čia kaip pavyzdys, žinai, ar galėtų toks atvejas būti? Nes dabar kita bėda yra, aš ekstrinius įsauginęs ūkį, aš juos visą laiką stengsiu sumaišyti su ta 3 klasė ar 2 klasė, kad gaut 1 klasę, aš vėl skaičiuoju, žinai. Jūs tą problemą visą laiką turėsit. Jeigu tų kviečių bus mažai, visi ūkininkai maišys, kad gaut vidurkį geresnį, kainą vėl skaičiuoja, žinai. Kodėl aš turėčiau vežti ekstrinius, kad tu galėtum ten kažkur, tu pasakyk, man reikia ekstrinių ar ne, sakysi, aš tau kainą tokią moku, tai aš nemaišysiu, viskas vežu tą ekstrinių. Atsirems vėl į kainą. Kokie tie skirtumai bus tarp antros, pirmos ir ekstros, ar jisai tikrai norės parduoti? Čia turi tą ekstra, tada būtų. Geriau surišęs ir parduoti. Sugrįžkim visų pirma į trąšas. Mes apie trąšas šnekam, ne apie grūdus. Apie grūdus galėsime pašnekėti kitą kartą. Tikrai galim ten ne 1 valandą turbūt apie tai diskutuoti ir tikrai nerasim turbūt atsakymų į visus klausimus tokius, kad jie tiktų abiem pusėm. Grįžkim į trąšų tą rinką ir grūdų rezultatą, kas gaunasi iš tų trąšų. Tai reziumuojant šios dienos mūsų pamastymus ir diskusijas apie trąšas, apie formas, apie kokybę, gamintojus, ne, ir galiausiai grūdų dedamąją finaliniam rezultate. Tai ką visgi ūkininkas šiandieną turi daryti tiek trąšų, tiek grūdų požiūrių? Laikas pirkti, ar laikas laukti, ar jau pavėlavome į žaidimą, kaip jums, kaip augintojui, kokia jūsų nuomonė šitoje vietoje yra? Jūsų rizikų valdymas visą laiką yra gerai. Jeigu tu esi didelis ūkis, tai tu privalai valdyti riziką, tu privalai pardavinėti, kaip tu sakai, porcijom kažkokiam, tai fiksuodamas tiek trąšas, tiek grūdų kainas. Jeigu aš dabar fiksuosiu vien tik tais trąšas, nusipirksiu be grūdų pardavimo, aš vėl kažkokią riziką didesnę pasilieku, kai sakau, žinai, rizikuoju, tikrai pakils, išlošiu, jeigu nusileis, pralošiu, tą, kaip sakai, santykis kalbėjome, ne? Tai mano atveju vis tiek, jeigu tu esi didelis ūkininkas ir skaičiuoji, tu turi rūdienį vis tiek, kaip kalbi, 30%, ten pirmą tręšimą azotiniam trąšom jau iš rūdienio turėti, tą pirmą suvaldytą riziką, paskui jau palik pavasarį, ne? Nežinai, kas bus, tu jo kainos kris, kils, kaip sakai, tada vėl perki likusį kiekį ir vėl fiksuoji grūdų kainą. Azotiniam trąšom aš skaičiučiau, turi fiksuoti kainą visą laiką su grūdais. Mano tokia būtų pamąstymas ir aš stengčiausi daryti visą laiką, jeigu mano tai būtų sprendimai galutiniai ūkiai, žinai. O daugiau visą paliekė, toliau visą tą paliekė 30. Šiaip mūsų ūkio yra praktika iki
gegužės 1, sakykime, parduos 70% kviečių grūdų kainų, kviečių grūdų derliaus būsimo. Tik paliekam 300% rinkai valdyti. Todėl, kad man reikia, kad užsidengti kreditus, ką aš turėsiu rūdienį. Aš paskaičiuoju, kiek man reiks pinigų, tą sumą parduodam, fiksuojam. Kad vėl nebeatsisėsti tokią padėtį, kai tu neturi nieko, žinai, reikia atsiskaitinėti ir tau reikia prašyti, kad nukėlinėti skolą. Va čia tas valdymas yra. Jeigu tu finansų ten, sakykime, turi pakankamai tiek, kad užtektų, bet ne per daugiausiai. Kas turi daug pinigų, tai jie gali rizikuoti. Bet jie būna, kad išsenka per tos rizikavimus. Bet jie riziką didesnė prisima, jie tada rizikuoja. O tada jie žaidžia. Kaip sakau, čia kaip pokerio varžybos, neturi žaisti. Taip, bet didesnė rizika daugiau ir praloš gali. Gali, taip, bet ir gali išlošti. Taip, gali ir išlošti. Dabar, aš tai turbūt racionaliai taip mąstyti norėčiau, kad rizika turi būti racionaliai pasverta. Negali būti tiek per didelė, tiek per maža. Ir ji turi tenkinti tiek labiausiai augintoją, klientą, ūkininką, kuris ir turbūt daugiausia rizikuoja šitame biznėje. Ir kad jisai atėjus Liepos, rugpjūčio mėnesiui būtų patenkintas savo priimtais sprendimais ir mažiausiai dėl to kentėtų, nes tada atsiranda daug problemų, apie kurias turbūt mažai kas nori šnekėti ir jom liūdėti. Tai nerizikuokit, arba jeigu rizikuojate, tai protingai rizikuokit, pasverkit savo riziką, įsivertinkit visus faktorius už ir prieš ir tikrai nesilaikykit kažkokių tai mistinių nuomonių, kad čia yra gerai daryti ar blogai. Į visus klausimus visą laiką, arba dažnais atvejais turbūt atsako matematiniai skaičiavimai, atimtis ir sudėtis ir paskutinės eilutės finalinis skaičius ir jo pagrindu priiminėkit sprendimus. Tai šiam kartui tiek, turbūt, nebent dar kažkas kokį žodį, ne? Ačiū. Kad jau viską, ačiū tam. Labai gražiai dėkui už laiką tam kartui. Iki kitų kartų.